Taigi labas vakaras visiems, sveiki sugrįžę į Parabellum, su manimi yra generolas Paulas Kapitinis ir Danielis Moras ir šį vakarą aptarsime įvairias temas. Žinoma, pradėsime nuo Trumpo, Ormūzo, Irano klausimo, nes tikrai tai, ką padarė Trumpas, padarė ir paskui atšaukė, nes žinome, kad su Trumpu per 12 valandų nuomonė gali pasikeisti, bet žala lieka. Nes tu gali ir pakeisti nuomonę, bet tavo pareiškimų kiti taip lengvai nepamiršta. Mintis, kurią jie turėjo, sakykime, per pastarąsias valandas, buvo ta, kad amerikiečiai iš esmės įveda kažką panašaus į reketą. Tai yra 20% mokestį Ormūze. Ką aš jam sakau, tai yra pats kvailiausias dalykas, kokį tik galima pasakyti. Ypač šaliai, kuri turi išėjimą prie jūros, kuri visada turėjo galimybę projektuoti karinę galią būtent dėl šio išėjimo prie jūros, kurio negalima užblokuoti. Nes jūrinė galybė visada suinteresuota išlaikyti atvirą laivybą. Tai yra vienas pirmųjų dalykų, kuriuos nori padaryti ir ant to remiasi visos imperijos strategijos. Nuo pat Napoleono karų laikų. Anglai turėjo visokeriopą interesą išlaikyti viską atvirą, nes tai buvo vienintelis būdas smaugti žemyninę ekonomiką, bet ne savo. Be kita ko, jei jis sako, kad nori tai padaryti, tada kitiems nebelieka teisėtumo bandyti patiems. Ir tai atveria Pandoros skrynią, kur kiekvienas galėtų pradėti sakyti, puiku, ši jūros dalis yra mano. Čia mokama 20 ką pasakytų tie Malakos sąsiauryje. O visi tie, kurie ima rinkliavas Pietų Kinijos jūroje, ką galėtų pasakyti jemeniečiai, ką galėtų pasakyti egiptiečiai, ką galėtų pasakyti Turkija ar Baltijos šalis ir Danija. Tai galėtų puikiai daryti Skagerake arba anglai Skagerake ar dar kas nors. Jie galėtų pradėti daryti kiekvienas po tokį dalyką, nemanau, kad tai būtų naudinga kam nors. Įsivaizduokite, jei prekė, kuri keliauja iš Kinijos, turėtų mokėti mokestį, mokestis, kai jį praeina pro Malaiziją, mokestis, kai jį praeina pro Egiptą, dar vienas, kai jį pasiekia, tarkime, Daniją. Tai niekada nesibaigtų, tai tikrai nėra gera idėja. Tai yra įdomu matyti, kad per labai trumpą laiką jis persigalvojo. O dabar kiek valandų? 21 valanda, 4 minutės, galbūt 21 valanda, 5 minutės būsiu paneigtas ir jis gali pasakyti, kad ieškoma kitokio susitarimo. Tai sukėlė šiokį tokį sujudimą, sakykime, sujudimą rinkoje, bet svarbiausia šis karas, kuris vis dar tęsiasi. Vis tiek buvo akivaizdu, kad susitarimo nėra. Jų reikalavimai buvo tokie skirtingi, kad atrodė absurdiška sakyti, jog taip, viskas sutarta. Manau, kad tai užsitęs ir nemanau, jog tai naudinga netgi Trumpui, ypač turint omenyje, kad netrukus vyks vidurio kadencijos rinkimai. Ir toliau tęsti karą, kuris jau baigėsi, kurio negali užbaigti ir kuris tik blogės tokiomis aplinkybėmis. Vieninteliai, kurie iš to laimi, mano požiūriu, yra žinoma izraeliečiai, nes jie tikrai turi viską, ką gali iš to gauti. Taip aštriai ir asmeniškai, nes Trumpas tokių dalykų nepamiršta ir ilgai laiko nuoskaudą. Net ir asmeninėme lygmenyje. Jis jau net nebeprisimena, kaip viskas prasidėjo, bet pradeda ginčytis asmeniškai. Taigi pradėčiau būtent nuo tavęs, Danieliau, nes tu esi įsigilinęs į šios dalykus ir matei šį pasikeitimą per 12 valandų. Ką manai? Visų pirma, ačiū už kvietimą ir sveikinu visus, taip pat ir tuos, kurie mūsų klauso. Allora, mano įspūdis toks. Jei pagalvosi, kai šį rytą jis pasakė, aš užtikrinu Hormūzo sąsiaurio saugumą, Irano užsienio reikalų ministras jam atsakė, ne prezidente, mes garantuojame. Ir mes prašome iš jūsų daug mažiau, nei ko prašo Trumpas. Šis tavo iškeltas klausimas yra labai svarbus. Ta prasme, Hormūzo sąsiauris yra tarptautiniai vandenys. Nė viena pasaulio šalis negali laikytis tokios pozicijos. Kitu atveju tai yra piratavimas, tai visiškai nesusiję. Jei tu plauki, tarkim, Sueko kanalu ar Panamos kanalu, natūralu, kad turi mokėti už priežiūrą, už kanalo išlaikymą. Bet tarptautiniuose vandenyse tai jau pabaiga. Tarptautinio sugyvenimo pabaiga
Ir tu teisus, ką sakai, tai yra teisinga. Pozicija, kurioje, kai Trumpas atsistojo į tą patį lygmenį, iraniečiai, kurie blokuoja Hormuzą, pasmerkti tarptautinės bendruomenės, nes jie daro neteisėtą veiksmą. Matai, kad net ir Amerikos kongrese, Amerikos žiniasklaidoje pastarosiomis valandomis daugelis jį puolė. Kai kas netgi pastebėjo Trumpo praeitis, sakė, kad šis čia žaidė naftos ateities sandoriais. Tuo tarpu ir šiandien dar labiau praturtėjo. Tada yra vienas dalykas, kuris teoriškai per 7 minutes, Mirko, per 7 minutes jis atsakė. Hormuzo blokada, tai yra Amerikos jūrų blokingada, prasideda 21 valandą Italijos laiku. Bus įdomu pamatyti šio pokalbio metu, ar bus kokių nors pokyčių. Antra, šiandien įvyko antras dalykas, kuris sukelia didžiulių sunkumų Trumpui. Iraniečiai toliau bombardavo amerikiečių bazes Persijos įlankoje, parodydami, kad amerikiečiai nesugeba apsaugoti ne tik Persijos įlankos šalių, bet net ir savo pačių bazių. Savo bazes Persijos įlankoje, kas yra kažkas simetriško, mes visi tai matėme, net ir su generolu Kapitiniu pastarosiomis savaitėmis. Su tuo, kas vyksta su rusais, kurie nesugeba apsaugoti savo naftos perdirbimo gamyklų. Taigi turi dvi didžiasias galybės. Iš vienos pusės amerikiečius, iš kitos rusus. Visiškai kitokiame kontekste, kurie iš tikrųjų nėra tokie jau galingi. Ir tuo baigsiu. Mano įspūdis, apie tai kalbėjomės likus kelioms minutėms iki šio transliacijos pradžios, mano įspūdis yra toks, kad Trumpas vėlgi neturi jokios tikros strategijos. Tai yra, Trumpas reaguoja impulsyviai, turi kelias tvirtas nuostatas, pavyzdžiui, vidurio kadencijos rinkimus, kur akivaizdu, kad kiekvieną kartą, kai jis dramatizuoja situaciją dėl Hormuzo, kyla degalų kainos. Bet tai akivaizdu. Ir kuo labiau kyla, tuo labiau jis neįtinka savo rinkėjams. Kita vertus, vis dėlto iškyla tikroji problema, apie kurią jau kelis mėnesius diskutuojame, tai yra, kad tikros derybos taip ir neprasidėjo. Po to, kai Trumpas ir Netanyahus pareiškė, kad nori sunaikinti Irano režimą ir jiems to nepavyko padaryti, niekada neprasidėjo tikros derybos, tikras bandymas pasiekti patikimą kompromisą su iranienais, yra tik paliaubos, kurios kiekvieną kartą sugriaunamos impulsyvumo, ir čia yra mano mintis, žmogaus, kuris mano nuomonė neturi tikros strategijos. Jis neturi tikros strategijos. Non ha una vera strategija. Tuo tarpu Benjaminas Netanyahu turi kitokią situaciją, geografiją. Izraelis yra tik 2 valandos skrydžio nuo Teherano, o Jungtinėms valstijoms Iranai tikrai negrasina. Kita strategija, ir todėl turi paskutinį punktą, apie kurį, jei nori, galime vėliau pasikalbėti. Net ir šis šio vakaro Donaldo Trumpo pranešimas iš esmės prieš Benjaminą Netanyahu, štai jis, štai ten, kuris pasirodė prieš kelias minutes, tai nėra geras ženklas stabilumui ar bandymas stabilizuoti regioną. Kodėl jis? Jis sako Netanyahui, praėjus kelioms minutėms po susitikimo su Irako ministru pirmininku, apie kurį beje nežinau, ar kas nors matė, jei nueisite į Washington Post, tai pasirodė prieš 10 minučių. Jis susitiko su Irako ministru pirmininku ir jam pasakė viso pasaulio spaudos akivaizdoj, bet jums gerai sekėsi rinkimuose. Beprotiška. Ir Washington Post atkreipė dėmesį, kad Irako ministras pirmininkas niekada nedalyvavo rinkimuose. Jis buvo paskirtas į tą postą be rinkimų. Tačiau po kelių minučių buvo išplatintas pranešimas, kurį jūs dabar rodote. Tai yra, Netanyahu, tu turi pasitraukti. Derybos vyksta Romoje šiandien, tarp izraeliečių ir libaniečių. Būkite atidūs. Tai sukelia sumaištį ir Izraelio vyriausybei, šis pareiškimas. Nes dar kartą atrodo, kad Trumpas susidūręs su kitų problemomis, sako, tvarkykis pats Netanyahu, tvarkykis pats.
Tai neveikia. Taip, yra dar vienas dalykas. Klaidų, kurias jis daro šiuo laikotarpiu, skaičius yra neįtikėtinas. Kitą dieną jis pasakė, kad puls, tai yra Japonijos Islamo Respublika, tai yra jis užpuolė. Memai, kurie pasirodė su saulėtekio vėliavas ir viduje esančių islamo pusmėnuliu, jie nelabai ką reiškia, bet tikrai visko prigalvojo. Akivaizdu, kad jis nėra gerai susipažinęs su įvairiomis situacijomis ir daro tokius dalykus. Trumpas tikėjosi, kad ministras pirmininkas bus Kenopas per rinkimus, bet tas žmogus net nebuvo antrajame ture, kaip teisingai sakė Moras. Taigi įdomu matyti tokius dalykus, kurie metami šiaip sau. Beje, pirmiausia, leisiu Pauliui pakomentuoti, ką jis mano apie dabartinę situaciją, o tada pereisime prie Trumpo keisto elgesio Ankaros susitikime su Zelenskiu. Jis buvo keistai, sakyčiau, švelnus. Man jis pasirodė labai kitoks neįprastai. Ir tai galbūt paaiškina tam tikrą strategiją, ypač turint omenyje, kad yra vidurio rinkėjų. Jis bando normalizuoti situaciją. Nes tai, sakau, ne aš, tai rodo Amerikos apklausos, taip pat ir respublikonų pasaulyje. Galbūt jie nesugeba rasti Ukrainos žemėlapyje, galbūt jiems nerūpi ukrainiečiai, galbūt jiems net nepatinka idėja dovanoti ginklus ir pinigus. Kaip padarė Joe Bidenas, amerikiečiams idėja sudaryti sąjungą su rusais tikrai nepatinka. Nes paimkite bet kokį atsitiktinį filmą iki 2000-ųjų, dažniausiai blogiečiai, net ir filmuose nuo Rembo laikų, būdavo rusai. Jie buvo prie to pripratinti 60 metų. Kurie visada buvo priešai nuo makartizmo laikų ir toliau. Jiems sunku praryti šią rusiško draugo idėją ir panašiai, nesvarbu, kas nutinka ukrainiečiams ir panašiai. Net ir respublikonų pasaulyje ši idėja nepatinka. Tai yra, Trumpui nepavyksta priversti savo šalininkų priimti mintį apie sąjungą su rusais, net ir savo žmonėms. Prašau, Paulai. Taigi, prieš atsakydamas į tavo klausimą, kuris iš tikrųjų yra labai sudėtingas, norėjau priminti du dalykus. Visų pirma, šiandien yra Liepos 14, Bastilijos paėmimo diena, Prancūzijos nacionalinė šventė. Todėl sveikinu mūsų sąjungininkus ir draugus. Taip, Paulius, nes aš jo negirdžiu. Girdisi, aš girdžiu save. Pabandyk. Jūs girdite? Tada suprasiu, ar tai mano problema, ar girdi, Pauliu. Kol kas tęskiai, tau viskas gerai. Taigi, sveikinimai Prancūzijai ir prancūzams, kurie visada buvo ir tebėra tauta, į kurią visa Europa žiūri ypatingai. Jie buvo pavyzdys, kartais neigiamas, bet daug dažniau teigiamas, kur Europa turėtų eiti ir ką turėtų daryti tam tikrais klausimais. Todėl nuoširdžiai sveikinu Prancūziją ir tai yra gera žinia. Tada yra bloga žinia, kurią turiu priminti, šiandien sužinojau apie draugo netektį. Ir apie žmogų suvaidinusi svarbų vaidmenį mano, kaip kario formavimuisi, mirė generolas Domenikas Vilanis, kuris buvo mano vadas Bersalierių brigadoje Garibaldė. Jis ilgą laiką buvo gynybos generalinio štabo pavaduotojas, bet svarbiausia, jis buvo nuosaikumo ir dėmesio žemesnio rango kariams pavyzdys. Jis niekada neprarado noro mokyti, parodyti, kaip galima tobulėti, net ir tiems, kurių laipsniai buvo taip toli nuo jo. Tai būtų leidę generolui Vilanį net ir nepastebėti, bet ne, jis visada matė kariuomenę kaip tam tikrą žinių, jausmų ir vertybių grandinę ir visada ją gynė. Šiandien sužinojau apie jo netektį ir tai man ir esu tikras daugeliu kitų, kurie jį pažinojo, buvo žinia, kuri tikrai labai nuliūdino. Atsiprašau, kad pasinaudojau šią viešą erdvę dėl dviejų asmeninių reikalų ir pereinu prie atsakymų apie Trumpą. Mano jausmas, kuris mane ir veda prie klausimo, yra tas, kad Trumpas nėra lyderis. Tai yra, jis neveda Jungtinių valstijų kažkur. Ir iki čia viskas gerai. Tačiau antroji dalis yra dar labiau neraminanti. Nesuprantama, kodėl Jungtinės valstijos, turint omenyje visus, išskyrus Trumpą, nejaučia poreikio, kad kas nors juos atstovautų ir vestų kažkur. Jei leisite metaforą, tai tarsi autobuse. Tai yra, vairuotojo nėra, vairuoja šimpanzė, o visi keleiviai autobuse vis dar žaidžia su savo išmaniaisiais telefonais. Ir niekas nepastebi, kad šis
autobusas važiuoja nežinia kur. Drama yra ta, kad Jungtinės valstijos leidžia tokio tipo lyderystę, kuri jiems tarptautiniu mastu siaubingai viską sujaukia ir daro žalos. Rimtą žalą ir ekonominių lygmenių. Nes tai, ką jis daro, turi pasiekmių tiek vidaus infliacijos srityje, tiek piniginio patikimumo, tiek sąjungininkų šalių infliacijos augimo atžvilgių. Tai yra rimtų problemų, kurios vėliau iš tikrųjų susiduria pasauliniu mastu. Ir atrodo, kad Jungtinės valstijos to nepastebi, nesuvokia arba nenori imtis priemonių. Ir tai yra pirmas kartas, kai tai matome, nes mes esame įpratę turėti valstybės prezidentą, kuris yra tam tikros grupės atstovas, tam tikros vizijos atstovas, kuris veda šią galingą tautą tam tikrą kryptimi. Šiandien matyti, kas stovi už Trumpo, šiek tiek baugina dėl ateities. Net labiau dėl Jungtinių valstijų ateities, nei dėl pasaulio ateities. Kad prisimintume tas dienas, kai jis pradėjo įžeidinėti mūsų ministrą pirmininką. Ir ten įvyko interpretacijos pasikeitimas. Nebuvo taip, kad mes turėjome problemą su Trumpu, į tai reikėjo atsakyti. Žiūrėkit, amerikiečiai, problema yra pas jūs, ne pas mus. Pas jūs yra problema. Kad jūs atstovauja toks žmogus, problema nėra būti žeistiems. Problema yra visiškai priešinga. Supraskite, kieno rankose esate. Ir tada norėjau pasitraukti, norėjau atsisakyti. Klausimas Danieliui. Dėl prekybos pasinaudojant viešai neskleista informacija, kurią Trumpas atvirai didžiuojasi prieš visus. Kiekvieną kartą jis sako, uždirbu $1 milijardą, $1 200 milijonų. Ir kiek dar? Jei ne, visą tą šutvę, kaip pasakytų kai kas. Ir net tada nieko nevyksta. Ir tai man atrodo šiek tiek keista. Nes jei uždirba Trumpas, tai reiškia, kad yra kažkas, kuris daro tą patį darbą ir pralaimi. Nes jis neturi tų operacijų, tų informacijos, neturi šitų pranašumų, todėl fiziškai ir materiališkai praranda pinigus. Štai kodėl egzistuoja viešai neatskleistos informacijos naudojimas, kad visi būtų vienodose sąlygose, kad nebūtų tokių, kurie apgaudinėja kitus tik dėl savo informacijos ar padėties. Tad klausiu Danielę, ar yra kokių nors naujienų, kad ir aš žinočiau, jog kažkas jau pradeda siųsti, neleiskite man aiškinti, kas tai yra, bet mes supratome, nes kažkas jau pradeda daug prarasti, nėra problemos. Atsakau iš karto. Pirmasis klausimas, kurį užduoda generolas, yra klausimas, kurį iš esmės užduoda visa pasaulio visuomenė. Mes iš tikrųjų susidurėme su prezidentūra, antrąja prezidentūra. Trumpas be jokių suvaržymų kontroliuoja Respublikonų partiją, kuri dar prieš kelerius metus bandė jam priešintis. Demokratai yra tokioj situacijai, kuri, jei leisite man taip pasakyti, Mirko, labai primena Italijos demokratų padėtį. Tai yra, jie puikiai žino, kaip būti opozicijoje, bet nežino, kaip patikimai pasirodyti kaip valdančiosios jėgos. Yra dar vienas aspektas, kuris yra labai svarbus, kalbant apie tai, ką anksčiau sakė Mirko, ir kuris susijęs su generolo Kapito klausimu. Kol atstovų rūmai ir senatas turi respublikonų daugumą, kurią kontroliuoja Trumpas. Iš esmės, parlamentas neturi didelių tyrimo įgaliojimų. Dėl to Trumpas nuo sausio per visus susitikimus daugiau ar mažiau už uždarų durų, kuriuos surengė ypač su respublikonų deputatais, jis sakė, jei pralaimėsime vidurio kadencijos rinkimus, aš gausiu trečiąjį apkaltos procesą. Ką tai reiškia? Jei daugumą gauna demokratai, bent jau atstovų rūmuose, tuomet atstovų rūmai, demokratai atstovų rūmuose, turi tyrimo įgaliojimus. Ne tik dėl ateities, atsakant generolui Kapitiniui, bet ir dėl to, kas vyksta dabar. Tai tu sakai, ar jie turėtų galę pradėti tyrimą prieš Trumpą? Tikriausiai ne. Bet du jo sūnus taip. Ir žentas, taip. Žentas keliauja po Viduržemio jūrą ir perka salas.
Jis bandė Serbijoje, jam pavyko Persijos įlankoje, jis gavo investicijų. Ir Trumpo atsakymas, kai jau savaitėmis net ir Amerikos spauda sako tą patį. Per 250 metų Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje niekada nebuvo taip, kad einantis pareigas prezidentas taip greitai praturtėtų ir tokiais nepriimtinais būdais. Atsakymas, kurį jis tau duoda, yra: aš uždirbau, nes akcijų birža sekėsi gerai, tačiau kalba, kuri neįtikino generolo Kapitinį, tikriausiai neįtikino nieko, net ir Wall Street'e. Ta prasme, akivaizdu, kad tu, kuris nusprendė uždaryti Hormūzo sąsiaurį, prieš 20 minučių spėk. Mįslė. Užtenka, kad vienas tavo bendradarbis žinotų, jog tu prieš 3 valandas buvai nusprendęs taip sužaisti, kuriam nereikia įsakymo, kad galėtų užsiimti prekybą naudojantis viešai neatskleistą informaciją. Esu tikras, kad tarp daugybės Mirko sekėjų yra daugiau už mane suprantančių, kaip lengva valdyti šį reikalą. Beje, dar vienas dalykas, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šis klausimas buvo iškeltas prieš kelis mėnesius. Yra tam tikrų biurų, teisiniai biurai, ypač Vašingtone, kurie padeda teikti prezidento malonės prašymus. Paprastai kai kurie laikraščiai labai kritiški Donaldui Trumpui atkreipė dėmesį, kad prezidento malonės dažniausiai suteikiamos mainais už didelės aukas prezidentui palankioms rinkimų kampanijoms. Tačiau tikrasis dalykas, kurį norėčiau pasakyti generolui Kapitiniui, ir tikiuosi, kad klystu. Mano nuomonė, Trumpas neturi jokios strategijos. Trumpas išlieka asmenybė, kuri užčiuopia socialinį nepasitenkinimą jaučiančios Amerikos nuotaikas, taip pat tarptautiniu mastu besijaučiančią nesaugiai. Kitaip yra tai, ką sako Mirko, tai labai svarbu palyginti, pavyzdžiui, su Rubiu. Rubis šį rytą ne tik pasakė, kad turime siekti pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo, bet netgi pasakė, kad turime įtikinti draugiškas šalis pasitraukti. O kitą ketvirtadienį po 2 dienų jie sušaukė susitikimą valstybės departamente. Apie tai vakar rašė ir Italijos laikraščiai, susitikimas su 60 šalių, įskaitant Italiją, siekiant koordinuoti kovą su terorizmu. Tik kairiojo terorizmo. Taigi Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Anglijoje kraštutiniai dešiniai nereikia jaudintis, o kairė taip. Ir 20 Amerikos ambasadų pasaulyje, įskaitant ir tą, kuri yra Romoje, jos gavo nurodymą iš valstybės departamento surinkti visą dokumentaciją apie vykstančius tyrimus. Neišspręstos problemos susijusios su terorizmu, bet tik su kairiuoju terorizmu. Ką reiškia šie 2 dalykai? Kad dokumentas, kuris buvo parengtas praėjusiais metais apie naująją Jungtinių Amerikos valstijų strateginę politiką, kalbėjo apie įsikišimą ir Europoje. Dėl vyriausybių tipų esančių Europoje, kurių Trumpo administracija nelaiko artimais, įskaitant Meloni, tai tęsiasi. Taigi šiuo metu Vašingtone turi 2 pozicijas. Trumpo pozicija, kuri, mano nuomonė, neturi jokios strategijos, bet dalis grupės, kuri dirba su juo, ją tikrai turi. Ta pozicija, jei norime pavartoti seną terminą, yra tikroji dešinė. Tada turime Amerikos ekonomiką. Pateiksiu jums paskutinį faktą. Žinutė, kurią tu paskutinius mėnesius siuntei likusiam pasauliui, su neteisingais, nedėkingais kaltinimais. Kariai, kurie kovojo kaip ir italai Afganistane, Irake, kurie buvo vadinami išdavikais ir panašiai. Ar tai tau atnešė kokių nors apklausų rezultatų? Kad tarp Italijos, Anglijos ir likusios Europos nuo 77 iki 80% net ir centro dešinės rinkėjų yra kritiški ne Amerikos atžvilgiu, bet Trumpo administracijos atžvilgiu. Ir tai kelia sunkumų net ir centro dešinės vyriausybėms, centro dešinės partijoms Europoje,
kurios rėmė Trumpą, kol Trumpas nepadarė kito žingsnio. Ir jis tau parodė, kad jis neturi draugų, neturi sąjungininkų, jis turi klientus. Mirko, tavęs nesigirdi. Tavęs nesigirdi. Tave taip pat. Taigi tai, ką kelia Kapitinis, siejasi su Mirko kalba. Ačiū. Tai labai rimta problema, nes neturi strategijos. Turėjai pripažinti, kad ukrainiečiai kažkaip tapo nebe pasyvia dalimi. Jie daugiau nei 4 metus ne tik gaudavo smūgius į galvą nuo rusų, bet pradeda ir patys smogti atgal. O Donaldui Trumpui žinoma patinka tokios pozicijos. Jam patinka stiprus, laimintis, net ir žmogiški žmonės. Kita vertus, turime situaciją, kurioje, mano nuomonė, Ormuzas po visko, kas įvyko, nebegali būti sprendžiamas jokiai strategijai, jei jis ją apskritai turėjo. Artimuosiuose rytuose su Benjaminu Netanyahumi primenu, kad Izraelyje rinkimai vyksta likus kelioms dienoms iki JAV vidurio kadencijos rinkimų. Taigi bus verdantis katilas. Tarp Jungtinių valstijų ir artimųjų rytų tai tikrai suteiks progų Kampokjerui, Parabellumui nuodugniai analizuoti tai, kas vyks artimiausiomis savaitėmis. Nes mano nuomonė ateis labai sunkus laikotarpis, labai sunkus. Tavęs nesigirdi. Tu, Danieliau, ar mane girdi? Puikiai, labai gerai. Kol Mirko įspręs problemą, visiškai tavęs nematau. Nesigirdi, tavęs negirdžiu ir nematau. Štai, dabar girdisi. Klausyk, sveiki sugrįžę. Štai jis. Kas jam darosi? Norėjau tavęs paklausti. Pirma, kodėl staiga jis pradėjo taikyti suvaržymus Meloni ir kitiems, tą net nebekalbėjo, ir tai tik todėl, kad jį išdrįso jam atsakyti. Kitas dalykas, ši istorija apie 350 milijardų vertės gynybos išlaidų įstatymo projekto patvirtinimą, tai beprotiškas suma, atvirai kalbant. Jei sugebi rasti, tame ką jis daro, nėra jokios logikos. Bet 350 milijardų, kaip manai, ar šis įstatymo projektas bus priimtas? Reikia pažiūrėti, bet aš išsakau savo nuomonę, nors generolas Kapitinis, žinoma, žino daugiau už mane. Reikia pažiūrėti, kiek ginklų lobistai Amerikos parlamente siekia. Viena iš problemų, kurią jie iškėlė, vos tik jis apie tai prabilo, Mirko, buvo ši. Kadangi investicijoms į karinę sritį reikia labai daug laiko, kas mums garantuos, kad jei vieną dieną šio žmogaus nebeliks Baltuosiuose rūmuose, ne prezidentas ir neaišku, ar būsimi prezidentai toliau laikysis šių įsipareigojimų. Tai yra problema, kuri visiškai pagrįstai aktuali ir Europos gynybos pramoniai. Ir iš tikrųjų visada lieka klausimas, kad niekas negali susidūrus su nuotaikų strategijos pokyčiais. Aš paaiškinu, kodėl jis užpuolė Meloni. Jis neužpuolė Meloni todėl, kad ji norėjo pasidaryti asmenukę. Nes atvirai kalbant, tarp suaugusiųjų tai negali būti. Negali būti taip. Tiesa ta, kad jis įsivėlė į bėdą, turėdamas tikslą, kurį jam nurodė Netanyahu ir Mossado vadovas, apie tai esame kalbėję ir anksčiau ir niekada tai nebuvo paneigta. Jis atsidūrė bėdoje, pasitikėdamas 2 Niujorko nekilnojamojo turto vystytojais. Vitkofas, jo golfo partneris ir žentas, net nežino, apie ką jie kalba. Jie atsikratė visų ekspertų.
Žinote, valstybės departamente atrodo, kad vieninteliai 2 amerikiečių diplomatai, kurie mokėjo persų kalbą, buvo atleisti Masko prieš 1,5 metų. Ankstesnės dėrybos, tos, kurios nepatiko Trumpui, kurias vedė Obama, truko 2-3 metus. Jos buvo apgalvotos. Atkreipkite dėmesį, kad ir Iranai iš kitos pusės turi atleistų darbuotojų. Jeigu tu siunčiai į dėrybas 2 atsitiktinius žmonės, negali manyti, kad vien todėl, jog jie yra Iranai, tu ateisi ir pasakysi, žiūrėk, aš tave bombarduosiu. Taip neveikia. Jis pats įsivėlė į bėdą. Ieškok irgi. Nes tau reikia ekspertų. Ši patiks Pauliui. Kitaip baigsis kaip Učelio sutartis, nežinau, ar daugelis jie žino, kur mes buvome parašę sutartį italų kalba. Rezultatas buvo tas, kad mūsų versija nesakė to, ką sakė jų versija. Todėl reikia žmogaus, kuris mokėtų tai padaryti tinkamai. Bet grįžtant prie temos, taip pat norėdamas sustiprinti tai, ką sako Danielis Moras, pacituosiu vieną, kuris tikrai nėra labai Trumpo šalininkas, tai yra Lavrovas. Lavrovas diplomatiniai tarnybai, man atrodo, nuo 74-ųjų, kažkas panašaus. Jis tarsi gimė su diplomato kepure, dar prieš tapdamas tuo, kuo yra dabar. Jis sako, kalbėdamas būtent apie artimuosius rytus, ar jūs nematote galimybės kartu su Jungtinėmis valstijomis dalyvauti dėrybų procese, kad išspręstumėte šią artimųjų rytų problemą? Ir Lavrovas atsako, mes labai mielai. Jeigu tik valstybės departamente rastume bent vieną, kuris bent jau žemėlapyje žinotų, kur yra artimieji rytai. Na, apie Lavrovą galima sakyti daug ką, bet tikrai ne tai, kad jis nemoka savo darbo. Ir jei vyriausias pasaulio diplomatas tau sako, kad tu apie jo sritį net nesupranti, apie ką kalbė, tai jau šioks toks įvertinimas. Pamoka, tam tikras pažymys, tam tikro pobūdžio įvertinimas. Tačiau aš vis dar laikau save galbūt per daug europietišku, netgi labai provincialiu. Ir man tai iš esmės yra pasididžiavimo reikalas. Tačiau Europoje bet kokia opozicija būtų iškėlusi šių prieštaravimų įrodymus į viešumą. Būtų pasakiusi, bet ką jie daro. Bet ar jūs suprantat, ką jisai padarė? Tai yra netgi, ir būtent tai man iš tikrųjų kelia siaubą, kad sistema, pirmoji pasaulio demokratija, tikėjimo gynėja, visa tai, ką jį ruošia, yra tam, kad tai padarytų. Nėra jokio balso, išskyrus kelis laikraščius, kurie tai daro dėl pinigų ir pelno, todėl jie turi tai daryti. Bet nėra jokio politinio balso, kuris pasakytų, ką tu darai su tokiu elgesiu, turėdami duomenis rankose. Įsivaizduokite tą pačią situaciją, tik atvirkščiai, bet kurioje Europos šalyje. Mes jį tiesiog suvalgėme gyvą. Konke, dėl ratukinių suolų. Ratukiniai suolai, Ormūzo sąsiaurio uždarimas. Padėkite abu dalykus į tą pačią svarstyklių pusę ir pažiūrėkite, ir mes jį suvalgėme gyvą, ir jis teisus. Tai yra politinės ir net socialinės opozicijos kontrolė Europoje vis dėlto. Ir tai jau nebe ta, kuri buvo 8-ame ar 7-ame dešimtmetyje. Kalbame apie dabartinę. Tačiau vienaip ar kitaip ji neleis tau daryti visų kvailyščių, kokių tik nori, kad niekas nieko nepasakytų. Aš galiu ir sutikti, kad niekas nieko nedarytų. Bet kad niekas net nieko nepasakytų, tai jau šiek tiek per daug. Ir tai mane labai neramina dėl ateities po Trumpo. Tai yra, jei tokia yra valstybė, vaikinai, nežinau, kaip viskas baigsis. Ir sakai savo, kas tau iš to? Mums gal ir ne, bet Jungtinės valstijos, kurios išgyvena rimtą krizę, kuri gali turėti ir smurtinių, ir neaiškių pasekmių, tai liečia ir mus tiesiogiai. Prisiminkime, aš nesu ekonomistas ir tikrai klysiu, bet pasižiūrėkite, kokia yra Amerikos ekonomikos būklė. Ekonomika, kuri viską pastatė ir galbūt neteisingai ant dirbtinio intelekto ir ant aukščiausių technologijų. Už dykumos jie turi šiek tiek geros žemdirbystės ir nemažai, bet tarp kukurūzų drybsnių ir dirbtinio intelekto viduryje varžtų ir veržlių gamyklos jie jau nebeturi. Jie turi valstybinę skolą, kuri daro įspūdį. Čia yra vienas esminis dalykas. Jei per Antrąjį pasaulinį karą Amerika buvo demokratijos arsenalas, ir tai buvo esminis dalykas, o su pinigais padėjo atstatyti Europą,
Pirma, nes to reikėjo. Antra, nes geriausias būdas daryti verslą yra investuoti net į savo sąjungininkus, kurie vėliau prekiaus su tavimi. Taigi Maršalo planas sugrįžo ir bendradarbiavimo, ir karinio bendradarbiavimo forma ir panašiai. Šiandien jis yra kontrolės priemonė. Politinės kontrolės. Politinės kontrolės, taip pat tam tikra prasme ir skolos, prie kurios kiti yra pririšti. Jei pažiūrėtume, kaip veikia žemyninis imperija ir jūrinis imperija, viskas, ką darė Trumpas, prieštarauja praktiškai bet kurio jūrinio imperijos pagrindams. Tai yra laivybos laisvei, skatinti prekybą, investuoti į sąjungininkus, kadangi tavęs negali užpulti. Taigi neišvengiamai tu kovosi kartu su sąjungininkais sąjungininkų teritorijoje, jei bus užpulta, arba su sąjungininkais kitur. Jis praktiškai viską šiuo požiūriu sužlugdė, taip pat todėl, kad sankcijų žaidimas, kaip ir tarifų žaidimas, yra nulinės sumos žaidimas. Ta prasme, kad aš atrodau gudrus, žiūrėk, aš tau uždėjau 50% tarifą, o tu tyliai nieko nesakydamas tai priėmi. Ar tu moki? Tai veikia vieną kartą, tada kažkas kitas nustoja tau daryti paslaugas. O jei sudaromi abiem naudingi susitarimai ilgam laikui, žinai kokia esmė? Visi sprendimai yra labai trumpalaikiai pasirinkimai, kurie naudingi dar siauresniam žmonių ratui aplink Trumpą. Anksčiau galbūt tai buvo tam tikrų mąstytojų ratas, tarkim tų, kurie buvo aplink Wolfą, aplink Bushą ir panašiai. Tai nėra valstybės veikėjų sprendimai. Tai nėra ilgalaikiai sprendimai. Ir šitas dalykas matomas tiek Europoje, kiek žinoma su Trumpu, kurie nėra valstybės veikėjai. Tai nėra sprendimai, apie kuriuos sakytum, padaryk ką nors, kad kita karta per artimiausius 20 metų kažkas pagerėtų. Jie priima sprendimus, kurie duoda naudos kartais tik savaitei ar mėnesiui. Labai ačiū. Norėdamas užbaigti tavo kalbą, pradedu būtent nuo Roosevelto žodžių, kuris sako, mes turime tapti demokratijos arsenalu. Nuostabi, labai aukšto lygio kalba, labai įdomu. Tai, kas vėliau dar labiau paskatino 1929 metų krizę, JAV ekonominį nuosmukį per pirmosius 5, 6, 4 dešimtmečio metus, tai buvo ilgalaikė kalba. Mano baimė yra ta, kad užuot tapę demokratijos arsenalu, mes, europiečiai, rizikuojame tapti Jungtinių valstijų taupyklę. Nes pažiūrėkite, jei pasižiūrėsite, kiek santaupų yra Europos bankuose, įskaitant ir mūsų, tai yra pinigų kiekis, kuris necirkuliuoja ir prie kurio negalite prisiliesti. Mes tampame patrauklus tokiam laikotarpiui. Buvo paskelbta, galbūt pasakysiu neteisingą skaičių, klausytojai man atleis, bet kiek supratau, girdėjau anksti ryte, kad italų santaupų suma kažkur viršyje 1500 milijardų. Jei ne 1500, tai 1600. Pakanka pasakyti, kad Italijos aukso atsargos yra 3. ar 4. pagal dydį pasaulyje. Ir štai tokioje šalyje, kuri beveik bankrutuoja, galimybė pasinaudoti tomis lėšomis, kaip per bankų įstatymus palankius jai, per galimybę įsiskverbti į tavo teisinę sistemą, padaryti savotišką bendrą susiliejimą, pasinaudoti šiuo šaltiniu, kad kuo ilgiau išsilaikytų virš vandens. Štai, būtent. Tai man kelia baimę tiek pat, kiek Ormuzo sąsiauris, gal net šiek tiek daugiau. Nes, kartoju, tapti Jungtinių valstijų taupyklę man būtų šiek tiek nemalonu. Žiūrėt, aš to pasinaudojau, kol tu pasiūlėjai šią idėją. Uždaviau klausimą dirbtiniam intelektui, kuris žinoma pateikė šaltinius. Europos šeimos visi turi sukaupę santaupų, atsargas sąskaitose ir indėliuose, kurios siekia apie 12 000 milijardų eurų. Tai bent 3 kartus daugiau nei Jungtinėse valstijose. Ir tai Jungtinėms valstijoms yra nesuvokiama, nes Jungtinės valstijos gyvena iš biržos judėjimo. Visa tauta iš to gyvena. Turėti tokią sumą, kurią laikai po močiutės čiužinio, paprastai tariant, yra nesuvokiama. Ir kažkaip jie nori ją iš tavęs ištraukti, nes ištraukti ją iš tavęs jiems reiškia išgyventi. Sėkmės. Bet išgyventi jiems reiškia, kad mums lieka tik močiutė, net nebe čiužinys. Štai, kadangi paminėjai tą dalyką, man praverčia tai, ko klausė pokalbyje ir taip jiems ir atsakysime. Būtent todėl, kai būna ŠUFS, ar ne,
Ta prasme, mes irgi pastebime, kad jie nori iš mūsų išsiurbti pinigus, primesti mums savo dalykus, persiginkluoti savo ginklais. Kaip tyčia SAB laimėjo, nes NATO, žinoma, Europos NATO pasirinko Global Eye, kuris būtų AVAX. Jei neklystu, apie tai darėme tiesioginę transliaciją su Anzara, kad parodytume, jog kažkas keičiasi. Pažiūrėkime, AVAX buvo sritis, kurioje amerikiečiai labai daug pardavinėja europiečiams. Staiga bandome pasukti link, sakykime, vietinių europietiškų produktų. Taip pat dėl patikimumo. Pažiūrėk į Ispaniją, kuris svarsto iš naujo dėl F-35. Taigi tam tikra prasme Trumpas savo labai šiurkščiu būdu ir panašiai negauna to, ko iš tikrųjų norėjo. Tai yra primesti mums prekybą ginklais. Ir daugelis amerikiečių renkasi būtent kitokią alternatyvą. Taigi, nežinau, kiek jo planas gali pasiteisinti. Ir kaip teisingai sakė Danielis, didiesiems ginklų gamintojams sunku sudaryti susitarimus dėl Trumpo mega plano verto 350 milijardų. Jei po 2 metų jis gali būti sumažintas arba visiškai panaikintas. Ir yra didžiulė istorija, mes darėme tiesioginę transliaciją su Anzara būtent apie karinius pirkimus, kiek kartų net ir Italijoje buvo užsakoma 200 tankų arba 500 Centauro, o paskui jų vis mažėdavo priklausomai nuo aplinkybių. Taigi, primena mūsų klausytojas, kad mes kaip italai pasirinkome Airbusus kaip tiekėją, o ne Boeingų. Ir kad ispanai atsisakė F-35. Tai rimti smūgiai, ne ačiū tam, kuris mums apie tai pranešė. Taip, tai buvo klausimas, kuris natūraliai įsiliejo į pokalbį, kai tu kalbėjai apie šios dalykus, norint pasakyti, kad jau atsiranda pirmieji ženklai, jog žmonės pradeda rinktis dalykus. Taip, išleidžia, kas iš tikrųjų būtų didžiulis amerikiečių apgaudinėjimas. Taip, nes leidžiame pinigus, bet neperkame tavo prekių. Kas vėlgi grįžta į Europos ekonomiką. Taigi vėlgi skatini mus, o ne juos. Voleta yra bloga naujiena, taip truputį sumažina entuziazmą. Su nauju pensijų fondų atidarimo valdymu atsiranda tas įsipareigojimas turėti išmoką, ar ne? Naujasis įstatymas dėl pensijų numato, kad nuo šių metų italų darbuotojų TFR galės būti investuojamas JAV biržoje. Jei nenori to daryti, turi pasakyti, kad nenori, kad jis būtų atsiimtas ir investuotas kitų būdų. Tai reiškia savo ateitį po darbo susijęsi su tuo, kaip seksis biržai, Amerikos biržai. Primenu, kad jį patyrė nuosmukių ne tik 1929-aisiais, bet ir 2008-aisiais buvo didelių nuosmukių. Ir matyti, kad biržos nuosmukiai laikui bėgant tampa vis didesni. Dabar kalbam apie high-tech burbulą, apie dirbtinio intelekto burbulą, jie kartais vis prisimenami. Dabar, nors ir nesame visi nelaimės pranašai, galbūt kažkas vis tiek bus teisus. Žiūrėk, įdomu, ką sako Polas, nes prieš mėnesį darė tiesioginę transliaciją su Ivu Barbatu būtent apie dirbtinio intelekto burbulą. Nes daug kas susijęs su Trumpu. Trumpas iš esmės leido Elonui Muskui, kuris tikrai darė lobizmą. Jie pakeitė įstatymą taip, kad jo įmonė, net jei neturėjo teigiamo pinigų srauto, galėtų per 15 dienų būti įtraukta į biržą. Ir dar yra amerikiečių įstatymas, kuris gal ir ne visai įpareigoja, bet vis tiek. Tai šiek tiek apsidraudimas, ta prasme, kad amerikietiškas 401k fondas, kuris yra ir pensijų fondas, pavyzdžiui, jis paprastai investuoja į pirmasias 100 bendrovių. O jei tu investuoji į pirmasias 100 bendrovių, kaip brokeris, kuris rūpinasi kažkieno pensijų fondų per šį fondą, jei tu investuoji į pirmasias 100, jei įvyksta griūtis, tu teisiškai nesi atsakingas, nes investuoji į pirmasias 100. Tai, ką mes pastebėjome, ką pastebi daugelis, yra tai, kad šiuo metu daugiau nei 60 iš pirmųjų 100 bendrovių arba yra dirbtinio intelekto srityje, arba yra susijusios su dirbtiniu intelektu, arba yra įsitraukusios į sudėtingus verslo ryšius, kur aš perku plokštės, o tu perki akcijas man ir taip toliau. Kas visiškai sunaikina tos įstatymo esmę. Esmė buvo diversifikuoti riziką tarp pirmųjų 100 bendrovių rinkoje. Problema yra tas, kad pirmųjų 100 bendrovių rinka vis labiau tampa arba dirbtinio intelekto, arba su dirbtiniu intelektu susijusių dalykų rinka. Taigi apie diversifikaciją kalbėti sunku.
Viskas nueina vėjais. Jei kas nors nutiks su dirbtinio intelekto burbulu, viskas žlugs. Ne taip, kaip buvo su subprime paskolomis. Kas buvo 20% rinkos, dabar nusineša 60-70% rinkos. Nes pirmosios 100 bendrovių yra susijusios su tuo dideliu dalyku. O mes gudrus, nes mes jų gudrus. Dabar norime prie to pririšti ir savo pensijų fondus. Genialu, tikrai, žiūrėk, padaryti šitą dalyką. Gal verta paklausyti, ką apie tai mano Džordžas Arparas ir kas nors, pavyzdžiui, Ala Boldrinis, kurie moka tai geriau paaiškinti. Aš pakartojau taip, kaip supratau, bet problema yra, ją reikėtų paaiškinti. Pereikime prie entuziastų parado. Aš tai susiečiau ir su tuo, kas įvyko Ankaroje. Matėme Trumpą, sakykime, šiek tiek švelnesnį, jei vartotume anglišką žodį, šiek tiek lankstesnį, šiek tiek minkštesnį. Jis netgi pasakė Zelenskiui, kodėl tu nenuvažiuoji pas Putiną. Jis atsakė, žiūrėk, negaliu, nes ten pavojingas, skraido per daug ukrainietiškų dronų. Bet viskas tuo momentu buvo labai gražu. Ten aš tau duodu, sakykime, brėžinius, tai būtų licenzija gaminti Patriot raketas. Turiu pasikalbėti su įmonė. Tai yra, jis net nepasitaręs su įmonė, tiesiog tai pasakė. Tačiau jo elgesys tikrai labai skiriasi nuo įprasto. Tiek, kad senatorius, kuris mirė anondien, kuris buvo respublikonas, vis tiek buvo gana palankus. Palankus Ukrainai. Šiandien taip, matėme šį norinčiųjų paradą su Makronu ir taip toliau, mes esame su Ukraina. Aš tai sakau visiškai atvirai, nes vėliau aš ir Paulas kalbėsime gana techniškai ir taip toliau. Vos tik ukrainiečiai gauna šiek tiek atokvėpio, jie daro kažką gerai, visi iškart išlenda. Dabar Rusija byrėja, griūva, panašiai kaip tada, kai ukrainiečiams buvo sunku. O iš kitos pusės visi triubintojai sakė, taip, dabar Rusija atvyksta į Kijevą, atvyksta į Odesą ir tai tanoj. Visada yra tokia tendencija. Šis karas yra kaip švytuoklė, kaip ir daugelis karų. Jie yra tarsi švytuoklės, nes nei viena pusė neturi galios greitai jį užbaigti. Todėl vos tik kažkas teigiamo nutinka vienai ar kitai pusiai, iš karto atsiranda polinkis į kraštutinį perdėjimą. Kaip pavyzdžiui, kai jie įžengė į Kurską. Mano nuomonė, tai yra žalinga, nes neišvengiamai matėme ėjimus ir atsakomosius ėjimus. Dabar vyksta šis paradas, mes esame su Ukraina. Žinoma, jie taip pat patvirtino lėšas ir skyrė lėšų dronams ir panašiai. Tačiau mes turėtumėm labai rimtai pakalbėti ir apie juodosios gulbės reiškinį. Netikėti įvykiai, kurie gali nutikti arba kurių negalima numatyti, nes šio karo metu jų matėme daug. Todėl aš niekada nejaučiau tokio didelio entuziazmo, jo nejaučiau net 2023 metais, kai abejojau dėl vakarų paramos tęstinumo. Ir manau, nebe pagrindo, nes viskas labai priklausė nuo amerikiečių. Patirtis moko. Armėnai galėtų šitą pasakyti. Kurdai taip pat, kaip ir afganai, tie, kurie gimė per pastaruosius 20 metų. Tai šis paradas, kiek čia yra tikro, kiek čia yra tikrų dalykų ant stalo, o kiek tai tik fotosesija, kiek tai politinis triukas ir kiek čia yra esmės. Kaip tau atrodo, Danieliu? Na, iš politinės pusės rezultatas yra geras, bet neišskirtinis. Nepamirškime, kai generolas Kapitinis šiandien primena Prancūzijos nacionalinę šventę, kad ši yra paskutinė dabartiniam prezidentui Makronui, jis vakar ir šiandien priėmė daugumą svarbiausių Europos politikų. Akivaizdu, kad susidūrus su ES kaip tokios nesugebėjimu, jie sugalvojo šią norinčiųjų koaliciją. Tai yra savotiška sąjunga tarp tų, kurie sutinka, kaip dažnai daroma įvairiais klausimais, bet kuri vis iškyla iš naujo. Problema tas, kad jei Europa su 27 valstybėmis veikia tik vienbalsiškai ir su veto teise, tu turi griebtis tokio sprendimo. Šiokių tokių gudrybių, kurios turi didelį trūkumą. Ta prasme, kad politinė žinutė egzistuoja,
Lavrovo reakcija, kurią anksčiau minėjo Kapitinis, yra įdomi, nes Lavrovas buvo labai susierzinęs. Išpuolis, kurį rusai surengė prieš tuos, kurie vakar prisijungė Paryžiuje, rodė jų susirūpinimą. Tai žinoma taip pat susiję su tuo, kad ukrainiečiai juos stipriai spaudžia mūšio lauke. Nors ir nelaimėdami, bet tikrai sukėlė vidinę problemą rusams. Jei pažiūrėsite į rusišką propagandą, jų propagandistai jau sako, taip, tai tiesa, yra problemų, nėra benzino, vyksta normavimas. Bet ar prisimenate, 90-aisiais Rusijoje vogdavo valytuvus prie šviesoforų stotelių? Aš tai prisimenu, buvau ten net kai atvažiuodavai prie šviesoforų. Maskvoje turėjai būti atsargus, jei sustodavai, nes praktiškai tau nuimdavo valytuvą. Norėta pasakyti, kad ši šalis buvo žlugusi. Taigi turi daug dviprasmiškesnę situaciją. Kai Mirko kalba apie juodąją gulbę, rizika yra būtent tokia. Rizika yra būtent tokia, tai yra, kad rusai pradeda turėti vidinę problemą. Jie taip pat turės rinkimus rugsėjį, jei gerai prisimenu. Jie pradeda turėti vidinę problemą. Jei pažiūrėsite į apklausas, palauk. Danielis, susilažinkime. Paremsi mane 1000 eurų, kad laimės Putinas. Taigi, apklausose jo reitingai vis dar aukšti, bet ne taip aukštai kaip prieš metus, 2 metus, 3 metus. Požiūris Trumpo Ankaroje tai tikrai sukėlė problemų, taip pat ir Maskvoje. Pridėsiu dar vieną dalyką, kurį generolas Kapitinis ką tik pradėjo minėti, ką pabrėžėme anondien. Ir mano nuomonė verta prisiminti ir šį vakarą. Žinokite, kad amerikiečiams problema yra ne tik ta, jog europiečiai taip rimtai priėmė jų žodžius, kad jie jau turi pirkti ginklus, tai pagaliau juos ir perka. Bet nebūtinai perka amerikietiškus ginklus. Ir štai čia noriu pamatyti, kaip jie tai išspręs. Bet kai Trumpas pasakė, bent jau pasakė Erdoganui, pagaliau tau parduosiu F-35, jie pakilo kaip du. Jie prarado galvą. Ne tik Netanjahu, izraeliečiai. Pabandyk pasakyti izraeliečiams, kad F-35 gaus ir turkai. Bet graikų lobis, kaip žino tavo kanalo žiūrovai, lengva tai patikrinti, yra mažas. Pagal skaičių, tarkime, kad būtų aiškiau, ji yra 1/3 italų lobio. Bet graikų lobis yra labai galingas kai kuriuose valstijose. Vienas pavyzdys, viena valstija yra Naujasis Džersis, pavyzdžiui. Ir niekada nepamirškime, kad vidurio kadencijos rinkimuose balsuojama už kongresmeną. Nebalsuojama už Trumpą ar demokratų kandidatą. Balsuojama už konkretų kongresmeną. O kaip tas kongresmenas balsuoja parlamente? Kai reikia balsuoti ar parduoti ar neparduoti, nes tai turi būti svarstoma parlamente. Iš tikrųjų, F-35 turkams. Ir ne ten jis pridarė sumaišties, bandydamas būti malonus, nes jis dar pasakė, aš ateinu į NATO susitikimą tik todėl, kad tu mane kvieti. Taigi, tu supranti, kad esi patekęs į mechanizmą, kuriame susijungia paskutinis punktas, kurį jūs ką tik kėlėte. Kai Kapitinis sako, mes, europiečiai, sukaupėme daug daugiau santaupų, nei galime investuoti į Europos ekonomikai, sako. Būtent tai, ką prieš kelis mėnesius užrašė Marijus Dragis ir Enrikas Leta. Tai yra, kad Europa neturi pakankamai investavimo galimybių Europos biržuose. Ir tai yra problema. Kita problema yra ta, kad mes naudojame taip pat ir šį vakarą technologijas, interneto tinklus, kreditinės korteles, praktiškai viską amerikietišką. Ir kol buvome draugai, sąjungininkai, galbūt net šiek tiek pavaldus, tai nebuvo problema. Kodėl? Mes parduodavome prekes amerikiečiams daug daugiau prekių, nei amerikiečiai parduodavo mums.
Mainais jie mums parduodavo paslaugas. Jei pažiūrėsite į duomenis, daugiau ar mažiau, nepaisant visų kalbų, kurias pernai sakė Trumpas, balansas buvo apylygis. Tačiau tuo momentu, kai tu nutraukiai ryšius su likusiu pasauliu, sakydamas, kad grąžinsi gamybą į Jungtines Amerikos valstijas, šiuo klausimu Kapitinis yra teisus. Po 1,5 metų tu nieko taip ir negrąžinai. Aš, kad atsipalaiduotume, parodžiau šią kepurę. Ši kepurė, kurią visi pažįsta, buvo pagaminta Kambodžoje. Kitais atvejais ji būdavo pagaminta Kinijoje arba Vietname. Taigi, pasak Trumpo, praėjusiais metais ši kepurė nustojo būti gaminama Kambodžoje ir pradėta gaminti Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet kuris pirmo kurso ekonomikos studentas, jis jam pasakė, žiūrėk, Kambodžoje tai kainuoja 20 centų, o Amerikoje $10. Atspėk, kiek kepurių. Šiandien Jungtinėse Amerikos valstijose negaminama nė viena Trumpo kepurė. Ir todėl tu pažadėjai, tarsi norėtum sugrąžinti gamybą, kurią Italija išardė prieš 20-30 metų. Gamyba, kaip ir mes, iškėlė į Kiniją, Vietnamą, Kambodžą ir taip toliau, dabar aš juos grąžinu į Italiją ir tu dar turi man kažką įrodyti. Bet ar šiandienos šalis vis dar pajėgi rasti darbuotojų pasirengusių dirbti tokį darbą? Nes lengva vien kalbomis sakyti, sugrąžinsiu darbo vietas. Sunku tai įgyvendinti. Iš tikrųjų, užbaigiant šią temą, ką pasiekė Trumpas? Ar amerikiečiai jau 20-30 metų norėjo, kad europiečiai daugiau išleistų ginklams? Taip. Ar jie pasiekė, kad europiečiai pirktų daugiau amerikietiškų ginklų? Iš dalies. Jie norėjo, kad europiečiai finansiškai taptų nepriklausomi. Dar ne, bet Europos centrinio banko planuose yra skaitmeninis euras ir panašiai. Tai yra prancūzai, jūs matėte, taip pat, todėl kad vakar pasirodė labai svarbus tyrimas, pradėjo organizuotis. Taip pat ir sistemose, kurios anksčiau naudojo amerikietiškas, taip pat ir sistemose, kurios nebepriklauso nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Ką tai reiškia? Kad šios trajektorijos, kurią Donaldas Trumpas pradėjo, pas buvusius, aš juos vadinu buvusiais sąjungininkais, nesustabdysi su nauju Amerikos prezidentu. Tuo momentu, kai tu padarėjai štai, kai padarėjai investiciją, tai panašu į Donaldo Trumpo veiksmus, bet kas tai yra? Nuostabu. Na, turiu pasakyti, kad kaip šveicaras, jis yra vienas iš nedaugelio šmaikščių šveicarų, kuriuos esu sutikęs savo gyvenime, nes jis tikrai labai šmaikštus šveicaras. Jis yra Šveicarijos konfederacijos prezidentas, jis yra prezidentas, tas su kepurėlė. Nežinau, tai nėra labai gražu, nežinau, ar Šveicarijos žmonės rytoj įvertins taip mes vertiname šį labai šmaikštų poelgį, tikrai labai šmaikštų. Taigi reikalas toks, tu sukūrei pasaulį, kuriame sukėlei baimės, nerimą, priverti taip pat ir Europos politikus užduoti savo klausimų. Bet jei man kas nors atsitiks ateityje, ar amerikiečiai man padės ar ne? Nes būtent tuo rėmėsi 80 metų trukęs alijansas. Persų įlankoje, ir baigiu šią temą, atsakymas jau atėjo per šiuos 3 mėnesius. Persų įlankos šalis, kurios perka dronus iš ukrainiečių, jau atsakė Trumpui. Tu mūsų neapsaugai. Ir žinokite, kad net šiandien amerikiečių bazės Persų įlankoje buvo atakuotos. Tai reiškia, kad amerikiečiai ne tik nesugebėjo apsaugoti Persų įlankos šalių, bet nesugebėjo apsaugoti net savęs Persų įlankoje. Dėmesio, tai yra faktai, apie kuriuos negalima sakyti, na, paskui pažiūrėsime, pataisysime, nes tai lengvai neišsisprendžia. Tai tikrai yra pasitikėjimo praradimas. Netgi priešingai, amerikiečių bazė atneša tau problemų, o ne saugumą. Ir tai yra dalykas, kurį arabai tikrai įvertins.
Yra vienas dalykas tau, Paulai. Lavrovas sako, kad Europa bando sužlugdyti susitarimus tarp JAV ir Rusijos. Atrodo, kad jis laiko savaime suprantamų dalykų, jog susitarimai, kuriuos jie sudarė su Trumpu Aliaskoje, vis dar galioja. Tiksliai kurie, nes mano nuomonė Trumpui tai nėra visiškai aišku. Man atrodo, Trumpas jau pamiršo, apie ką jie kalbėjo Aliaskoje. Taip, bet gal koks nors uolus rusų pareigūnas jam liepė, rašyk. Sėskis, duodu tau rašiklį, užrašyk, ką sakai ir pasirašyk. Juk jeigu jie į tą nesikabins, varšai rusai, kas jiems tada liks? Jiems dabar reikia skubiai išmokti kinų kalbą, jei nori kalbėti su kuo nors, kas juos dar klausytųsi iki šiol. Vienintelis teigiamas dalykas vakarų pusėje siejamas su susitarimais, su susitikimu Ankoridže, kur, matote, buvo galima pavalgyti, žinoma, labai gerai, kaip ir Trumpas sakė. Ateinu pas tave, nežinau, kad čia gerai maitina, atvykstu į Turkiją. Atvykstu tik dėl tavęs. Nes kaip tu padarai, kaip tu jam duodi tas tableteles, tik tu sugebi tai padaryti. Štai toks atrodo Trumpo dalyvavimas NATO viršūnių susitikime. Rusams vakarų stovykloje belieka tik tai. Sako, mes turime kažką raštu su jūsų vadovu. Jie Jungtinės valstijas vis dar laiko mūsų vadovu. Ir nebereikalo. Kuris mums buvo pažadėjęs tą ir aną. Tai, ką jie maloniai nutyli, yra tai, ką mūsų vadovas pažada šiandien, vos tik išeina iš kambario, jau būna pamiršta. Tai parašyta ant smėlio, Paulių, taip? Katino. Katino smėlis iš tikrųjų, net ir tai, kaip naudojamas tas smėlis, kaip katinas naudoja smėlį, sustiprina smėlio vertę po naudojimo. Pasižiūrėkite patys, tai yra šiek tiek elegantiška perifrazė. Tačiau tai yra faktas, ši situacija mus, sąjungininkus, glumina. Ir įsivaizduokite, kaip tai glumina tavo priešininką. Jis klausia, kaip man elgtis. Tai yra tokių dalykų reikia tikėtis. Dar šiek tiek Trumpo. Dar vieno normalaus, su kuriuo galima dėrėtis. Net jis blogas. Netgi Reiganas. 2,0, 2,0, 0,0 kažkas. Kas juos vis dar vadina blogio imperija. Bet bent jau jie žinojo, su kuo turi reikalų. Politikoje labai svarbu žinoti, su kuo dėriesi. Nes viskas tuo ir remiasi. Galiausiai viskas grįžta prie seno rankos paspaudimo principo. Kiek jis vertas ir kiek nevertas. Nes jei tas paspaudimas nieko nereiškia, kad ir kaip jį puoštum sutartimis, pareiškimais, spaudos konferencijomis, galiausiai vis tiek paaiškėja, kiek verta tavo žodis. Trumpas parodo, Trumpas, jo administracija ir pati jo šalis parodo, kad jų žodis nieko nereiškia, kad jie žodžio nesilaiko. Kas yra dar blogiau? Iš tikrųjų, mane nustebino, kai Trumpas tik atėjo dar prieš rinkimus, visi laikraščiai čia rašė, rusai palaiko Trumpą, jie jam padėjo surinkti balsų, tokie dalykai. Iš tikrųjų, aš pastebėjau, kad visi rusų karo tinklaraštininkai sakė, ne, mes norime Kamalos, tikrai Kamalos. Vienas šiek tiek dėl mizoginijos buvo geriau neiti. Antra, nes jei mes jai pasakysime, kad panaudosime branduolinį ginklą, ji tikrai išsigas. Ji yra neprognozuojama. Pirma, su ja negali sudaryti jokių susitarimų. Antra, jei jam grasinsi, jis yra tiek išprotėjęs, kad vėl pradės siautėti, vien tam, kad tau tai įrodytų. Todėl jis yra paskutinis pašnekovas, su kuriuo norėtum turėti reikalų. Geriau jau Kamala, kuri buvo tarsi išblukęs Bidenas, nors iš tikrųjų taip nebuvo. Gal net išsigastų pamačiusi, kokia buvo Bideno politika, kuri buvo silpnoka, tai įsivaizduokime, kokia būtų buvusi Kamalos politika. Taigi paradoksas buvo tas, kad visi čia sakė, jog rusai norėjo Trumpo, bet iš tikrųjų jie norėjo dar blyškesnio ir minkštesnio Bideno, su dar mažiau ryžto ir galios veikti. Prieš pereidamas prie Krymo klausimo pasinaudosiu progą padėkoti rėmėjui, kuris, žinoma, yra inkogni. Įsivaizduoju, kad jūs, kaip ir aš, kiekvieną dieną gaunate prakeiktus skambučius, šlamštą iš paslaugų, kurių net neprisimenate naudoja. Štai tie nuobodūs robotizuoti skambučiai, kurie siūlo tarifus ir pasiūlymus, kaip jie jūs pasiekė. Na, jūs esate sutrikę. Kodėl esate sutrikę? Nes jie turi jūsų duomenis. O kaip jūs atsidūrėte tame prakeiktame sąraše? Na, žinokite, jei užsiregistravote kokioje nors svetainėje ar nemokamoje paslaugoje, kadangi tai buvo nemokama, vadinasi, produktas buvote jūs. Taigi dabar, kai jie turi jūsų duomenis, jie juos perpardavė. Taigi, ką daro Inkogni? Inkogni iš esmės yra paslauga, kuri rūpinasi jūsų asmens duomenų pašalinimu.
Nes paprastai, kai registruojatės, įvedate elekpaštą, pateikėte asmeninį informaciją ir panašius dalykus. Ką daro Incogni? Jis iš esmės tarpininkauja su duomenų brokeriais ir padeda pašalinti jūs iš jų duomenų bazių. Taigi tikslas yra sumažinti informacijos kiekį, kurį paliekate internete. Tai žinoma padeda išvengti patekimo į šiuos sąrašus rinkodaros tikslais, bet svarbiausia, sumažina jūsų buvimą internete. Todėl sulaukite mažiau skambučių, mažiau tikslinių atakų, pavyzdžiui, sukčiavimo ar phishingo. Taigi prisiminkite, kad kuo mažiau duomenų internete, tuo mažesnė profiliavimo tikimybė. Skirtingai nei kiti, Incogni neparduoda jūsų duomenų. Žinoma, kainuoja nedaug, tikrai labai mažai, bet to, jei naudojate mano kodą, gaunate 60% nuolaidą. Žinoma, nuorodą rasite aprašyme ir prisegtame komentare. Ir dar, tai palaikote kanalą, tai mano darbas. Atminkite, jei jūsų neranda, negali ir trukdyti. Taigi Incogni yra sprendimas jūsų ir mano problemoms. Visada pridedu savo asmeninį šūkį. Kokią vertę suteikėte savo laikui? Nes aš verčiau atsakysiu į 15 skambučių mažiau ir daugiau dirbsiu. Taigi, pereikime prie Krymo klausimo, tai yra kas vyksta, kaip apie tai pasakojama ir panašiai. Visada yra ši tendencija perdėti kiekvieną veiksmą, kurį atlieka viena ar kita pusė. Skaitau apie loginės klaidas, tokias kaip slidaus šlaito argumentai, neišvengiamumas, ne? Kaip pavyzdžiui, Ukraina jau pralaimėjo. Atnaujinkite laikrodį. Jau 5 metai, kaip Ukraina turėjo žlugti. Ne? Pranašautos mistinės puolimo operacijos, kurių niekas taip ir nepamatė. Ta, kuri turėjo būti Charkive ir Sumyje, pasak tam tikrų nelaimingų meščiukų. Dabar, žinoma, vyksta viskas priešingai. Fronte mažai kas vyksta, viskas juda gana lėtai. Kai kas sako, kad ši trajektorija yra neišvengiama. Pakanka pažiūrėti į tendenciją. Aš atvirai kalbant žiūriu į tendenciją. Bent jau kalbant apie teritoriją, ji nerodo to, ką sako kai kurie žmonės. Tai buvo 2024-2025 metų tendencija. Dabartinė tendencija yra tokia. Tai yra dabartinė tendencija. Taigi šiuo metu, jei žiūrime į dabartinę tendenciją, man atrodo, kad net ir fronte matomas didžiulis sulėtėjimas. Tai žinoma nereiškia, kad tai, kas vyksta Kimbolo Spydoje, tai yra pavyzdys. Be to, leiskite man, apie tai kalbėjau prieš 3 dienas, o kitą dieną pasirodė vaizdo įrašas apie robotizuotus išsilaipinimus Kimburno Nerijoje, kaip ir buvome numatę. Iš tiesų su Paulu kalbėjome būtent apie tokių išsilaipinimų vertę ir ką jie galėtų nuveikti. Ką tai prideda prie kampanijos, kuri jau vyksta prieš naftos perdirbimo gamyklas, prieš energetikos sistemą Kryme, prieš laivus, kurie gabena ne tiek vadinamąją vaiduoklių flotilę, kuri parduoda benziną, naftą į užsienį, kiek būtent juos. Šiandien per savaitę Azovo jūroje jau pasiekėme 114 laivų laivelių ir panašiai, kurie buvo smogti. Taigi kalbame apie tikrai intensyvią kampaniją, smogti, bet nenuskandinti, nes visada atsiranda koks kvailys, kuris sako 114 nuskandintų laivų, ką tu čia prisigalvoji. Ne. Dronai juos pažeidžia, bet nenuskandina, jie tam ir skirti. Kai kurie buvo nuskandinti valtimis, 117 yra paskutinis atnaujinimas. Visa tai kam reikalinga? Ir būtent šį klausimą mes su Paulu savo uždavėme, bandydami suderinti viską operaciniu, taktiniu, strateginiu lygmeniu, bet taip pat ir kalbant apie paramos eroziją Rusijos viduje. Ar tai taip pat yra formavimo operacija? Šia prasme, jie bando sunaikinti logistiką, sukurti krizės situaciją, kuri gali paskatinti be vaizdo įrašų šios dalykus žmonių nepasitenkinimą, bet taip pat ir paramos bei karo populiarumo mažėjimą. Bet tavo nuomonė, ar yra ir tikras tikslas, ar šios 3 Ukrainos brigados, kurios persikėlė į Mykolajivą, Chersoną, iš tikrųjų gali išsilaipinti kitoje pusėje? Ačiū. Aš labai tikiuosi, kad jiems nekils tokia mintis. Paaiškinsiu kodėl, nes jei yra vienas dalykas, kurio ukrainiečiams tikrai trūksta, tai yra žmonės. Dabar 3 brigados yra daug, tai yra divizija, jie tikrai neturi jų per daug. Jei mintyse yra noras mažesniu mastu pakartoti Kursko okupaciją,
sakykime, tai mano nuomonė būtų labai geri pagrindai, ta prasme, aš atsiimu gerą dalį tavo okupuotos teritorijos praktiškai, parodau, kad sugebu išlaisvinti ir susigrąžinti dalį teritorijos, kurią tu iš manęs atėmei. Tai būtų, tai būtų tikslas, kurį būtų galima panaudoti propagandos, paramos ir kitose srityse. Paramos, visko, kas nėra susijęs su kovų valdymu pačiame mūšio lauke. Taip, tai susijęs su valdymu, su tikslu, kurį galima panaudoti propagandos srityje, bet dėl tokios veiklos tvarumo turiu labai rimtų abejonių. Kalbant apie tokios veiklos tvarumo galimybę, turiu labai rimtų abejonių. Žinoma, jei jie užimtų ir išlaikytų placdarmą okupuotąją teritoriją, tai būtų kur kas daugiau nei tik vėliavėlė ant sugriauto fronto. Tai būtų įvykis, ne šiaip vėliavėlė ant sugriauto pastato. Tai būtų parodymas, žiūrėkite, mes atsiimame dalį teritorijos. Kas kartu su labai sumane Krymo alinimo kampanija, nes kai Krymas jiems tampa nesaugus Kursko taškas, nesaugus Krymo koridorius, nesaugi Azovo jūra, kuri yra Azovo ežeras, kuris šiuo metu yra vienintelis pirkimo šaltinis. Kalbant apie eismą, Paulai, nuo birželio 30 dieną laivų skaičius sumažėjo nuo 267 iki 120. Štai taip. Jei tu padarai visą tai nesaugu, Krymas yra pusiasalis tik todėl, kad mes taip sugalvojame. Bet iš tikrųjų ji elgiasi kaip sala, todėl jei į salą iš niekur neįmanoma nieko atgabenti, niekas niekur nepatenka. Iš dviejų jūrų, iš Juodosios jūros ir Azovo jūros. Ir iš tos siaurutės žemės juostos, kurie jungia su žemynu, Nemanau, kad pradedi galvoti apie jos atkovojimą. Bet tu priversti rusus priimti būtinus sprendimus, nes rusai yra priversti ją išlaikyti. Krymas dėl įvaizdžio priežasčių, dėl karinių priežasčių, nes Krymas yra vienintelė karinė jūrų bazė, kuri jiems liko pietų Rusijoje. Taigi mintis išeiti ir nepasilikti Sevastopolio bei kitų panašių vietų yra visiškai nepriimtina. Šiuo metu išlaikyti Krymą, tai yra jį ginti nuo dronų, nuo kontradronų, nuo laivelių, nuo pusiau laivelių, nuo trukdymo, nuo visko, kas tik yra. Tai kainuoja daug energijos, kurių Rusija, kaip matome, neturi tiek daug. Taigi ši plano dalis yra visiškai gera, o ta plano dalis, kur numetamos 3 brigados kažkur ten apačioje ir jos ten paliekamos. Štai mano nuomonė, tai yra ta dalis. Aš citavau istoriką Krinkę, neįtin laimingą. Taip. Sakė, padarykime šiek tiek trikdančių veiksmų. Buvo trikdančių veiksmų, jie trukdo ir tiek kaip odai situacija nuo to nesikeičia. Norėjau, kad tu pasakytum šią kalbą ir pats ją pasakiau per tiesioginę transliaciją, kai buvau vienas, kad pasakyčiau, žiūrėkite, jei jie pradės daryti mažus išsilaipinimus ir panašiai, nekreipkite dėmesio į tai, kas bus rašoma laikraščiuose, nes atrodys, lyg tai būtų D diena išsilaipinimas Normandijoje. Jau pati žinia apie mažas Ukrainos dalinių grupės, kurios išsilaipina Kimburno nerijoje, dabar jie tai padarė su mažomis valtimis ir robotizuotais įrenginiais. Tai tikrai yra vienas iš daugelio Ukrainos strategijos sluoksnių, siekiant izoliuoti Krymą, izoliuoti jį fiziškai. Tai yra smogiant tiltams, energetikos centrams, naftos perdirbimo gamykloms, degalų sandėliams, iš esmės viskam. Smogiant baržoms, kurios gabeno iš vienos pusės į kitą. Smogiant laivams Azovo jūroje. Smogiant greitkeliui Mariupolis, Melitopolis, Krymas. Tiltams esantiems šiame regione. Tai nebejotinai yra ir ukrainiečių dalinių vykdomas trikdymas, kartu pamažu tikrinant rusų reakciją. Arba jie gali taip pat kurti savotišką klikbaitą, nes vis tiek žinia apie Ukrainos dalinius esančius Kimburno nerijoje ar pietuose nuo Chersono, nemanau, kad būtų palankiai vertinama Kremliuje. Ir tikriausiai pasiųstų pajėgas, kurios jei įsitvirtina. Čia yra priežastis, kodėl dažnai rusai užima, patruliuoja ir vėl pasitraukia iš šios zonos. Nes tai praktiškai didelis paplūdimys su maža priedanga. Jei ten pasilieki, tampi dronų atakų auka. Taigi jie galėtų netgi paskatinti užimti šias vietas, kad patirtų nuostolių. Taip. Atkreipkite dėmesį, kad pagrindinės tikrosios pozicijos, tai yra rusų gynybos linijos, yra toliau atgal.
jos įsitvirtinusios žemiau Chersono. Ir ne būtent čia, ne ant šio iškyšulio. Tai tikrai būtų naujiena, kurią labai išnaudotų. Trumpam perduodu žodį Danielė, nes jis turi 5 minutės ir turi skristi. Tada mes su tavimi ir Paolu galėsime tęsti. Taip, jis turės laiko pasisakyti. Prašau, Danieliu. Ne, aš jūsų labai atidžiai klausiau, nes pastaraisiais mėnesiais visada buvo kalbama apie tilto sunaikinimą. Garsiojo tilto, kurį atidarė Putinas. Tačiau jūs aiškinate, kad strategija yra visiškai kitokia. Man atrodo, kad ji yra daug subtilesnė. Ta prasme, kad anksčiau būtų tiesiog sunaikinę tiltą ir tada žiūrėję, kas bus. Iš tikrųjų, žiūrint į žemėlapį, tu juos apsupi. Ir aš niekada nepamiršiu, kad išlaisvinimo dieną Maskvos parade Putinas sugebėjo tai padaryti, nes maldavo Trumpą paprašyti Zelenskio, kad šis raudonoje aikštėje į jį nemestų kokios nors petardos. O paskui, kai jie pradėjo pulti Krymą, Putinas turėjo drąsos pasakyti, kad jie gadina turistinį sezoną rusams vykstantiems atostogauti į Krymą. Žiūrėk, yra vienas esminis dalykas, manau, kad čia tave pertrauksiu sekundėlį, nes tu grįžti prie temos. Pirmas dalykas, manau, kad visada buvo raudona linija dėl tilto, vakariečiai nesuteikė jiems galimybės jo sunaikinti. Antra, naujoje Ukrainos strategijoje, kuri yra visiškai įgyvendinta, beveik visa, sakykime, jų pačių jėgomis, kabutėse, nes vis tiek yra žvalgybos dalis ir panašiai, taip pat sugrįžo ir vakarų AVAX lėktuvai, labai arti Juodosios jūros, patruliuoti ore, išilgai Rumunijos krantų. Jie tikrai padeda ir bepiločių orlaivių žvalgybai. Manau, kad Kerčės tiltas liks atidarytas, nes tai vis tiek yra būdas žmonėms išvykti. Taigi jie blokuoja logistinę liniją, kuri tiekia prekes iš Krymo arba gali gabenti prekes iš šiaurės į Krymą. Tuo tarpu tiltas lieka tiltu, vis dėlto, kiek žinome, jis niekada nebuvo taip intensyviai naudojamas kariniai technikai gabenti. Jie visada rinkosi naudoti baržas ir panašiai, galbūt tam, kad per daug neatkreiptų dėmesio į naudojimą. Pretekstą jį užpulti, juolab, kad jis gana gerai apsaugotas gynybos požiūriu. Taigi, manau, kad Ukrainos strategija yra būtent smaugimo strategija. Abejonė, kurią visada kėliau ir toliau keliu, yra kiek ukrainiečiai apskritai pajėgus ją įgyvendinti. Nes pagal duomenis, kurie pasirodė prieš 2 mėnesius, jie turėjo 5000 dronų per mėnesį, dabar jų surenka 11 500. Tai nėra natūralus augimas. Tai reiškia, kad jie sukaupė atsargų. Ir pasirodė Zelenskio pareiškimas, kuriame jis sako, mes vykdysime 40 dienų kampaniją. Tai taip pat patvirtina mano tezę, kad jie nėra pajėgus ilgą laiką išlaikyti tokio pobūdžio spaudimą. Įdomiausia mano nuomonė yra tai. Veiksnys, kurį daug aptarsime su Paolu, yra skundų klausimas. Rusai dažnai sako, kad aš nesidomėjau politiką, negalvojau apie tai. Jie atvyksta tuo metu, kai galbūt Putinui reikia surengti dar vieną mobilizaciją. Peskovas pakeitė žodžius, jis nebesako, kad tai nebe specialioji operacija, tai karas ir panašiai. Jei tu jau pradedi jiem kelti problemų, tu mažini visuomenės palaikymą karui, kuris ir taip nėra labai didelis. Galbūt jo atžvilgiu taip, bet dėl šio karo pasirinkimo tikrai ne. Tuo metu, kai jis turi svarstyti dar vieną nepopuliarų sprendimą ir tai sukeltų aklavietę, nes aš sakau visiškai atvirai. Data, kurią pats Putinas pakartojo 15 kartų, paskutinį kartą pasakė, tai lapkričio 15 dėl Donbaso užėmimo yra neįsivaizduojama. Rusai neužkariaus Donbaso iki lapkričio 15 jau būtų daug. Jei pasiektų Druživką, tai yra po Konstantinivkos, iki lapkričio 15 neišvengiamai, jei jie norės judėti toliau, turės mobilizuoti daugiau žmonių arba rasti kitų žmonių, o jie jų neranda. Kalėjimuose nebėra žmonių, kurie būtų pasiruošę eiti, net Girkyno ir kitų liudijimai sako, kad jei 2023 metais buvo eilės, kaliniai laukdavo net 3 mėnesius, kad galėtų eiti kovoti. Šiandien nebenori eiti niekas. Kažkas klausė, ar tiesa, kad išgyvenimo trukmė yra 20 minučių.
Ne, viską reikia sakyti kontekste, tai yra 20 minučių kontaktinės linijos 10 km zonoje. Tai nėra taip, kad visi per pirmąją ataką žūsta per 20 minučių, bet šturmo operacijos metu tuose 10 km, kur skraido dronai. Vidutiniškai toks verbuotas žmogus, kuris dažniausiai yra kalinys, šiek tiek avantiūristas, iš tikrųjų išgyvena trumpai, tikrai labai trumpai. Azovo kalinių vidutinė gyvenimo trukmė buvo 2 mėnesiai. Taip, tai labai įdomu ir aš jūsų klausysiu, nes šis pokalbis mane sudomino dėl vieno dalyko, dėl to, kad jau keletą mėnesių pasikeitė konflikto pobūdis. Kai tu sakai, kad ukrainiečiai atlieka gilesnius išpuolius Rusijos teritorijai, jie tai gali padaryti. Ne tik todėl, kad jie turi daugiau karinių priemonių, bet ir todėl, kad nebepriklausydami nuo amerikiečių, jie nebeturi ir apribojimų naudoti ginklus, kurių amerikiečiai jiems vis tiek nebeduoda. Taigi, be abejo, Putino akimis susidūrimo sąlygos pasikeitė. Todėl man labai įdomus scenarijus, kurį jūs nagrinėjat. Dar kartą visus sveikinu, iki kito karto ir linkiu visiems sėkmės. Ačiū. Viso gero, ačiū Danieliu. Viso gero, Danieliu. Pauliau, norėčiau, kad pasakytum tą svarbų kalbą, tą svarbią kalbą. Ne. Telefonu, ne? Pirmin. Ką reiškia tokio pobūdžio veiksmas šiuo metu, taip pat ir planavimo požiūriu. Nes mes iš tikrųjų negalime žinoti, kokie yra tikrieji tikslai. Jie atrodo gana akivaizdus, bet mes nežinome, ką ukrainiečiai tuo nori pasiekti su šiais dalykais. Mes buvome numatę strateginį neutralizavimą, prisimeni? Aš negaliu pasiekti savo rezultatų, bent jau blokuoju tavo. Ir jei atrodo, kad šis požiūris, kuris yra netiesioginis, asimetriškas, aš nesikaunu su tavimi mūšio lauke, tik sulaikau tave ten ir bandau smogti kitais būdais. Ne tam, kad sunaikinčiau karo mašiną, bet kad ardyčiau paties karo tęstinumą. Taip, šį pokalbį, kurį vakar turėjome telefonu, reikia patikslinti. Tai skirta tiems, kurie mato šiandienos įvykius, degančią gamyklą, skęstantį laivą, išsilaipinantį kareivį, kitą, kuris pasirodo su pertrūkiais ir visą tai interpretuoja kaip vienos ar kitos pusės pergalės ar pralaimėjimo ženklą. Taigi aš siūlyčiau šiek tiek organiškesnį požiūrį į šį reikalą, nes tai yra ta pati logika, kaip, mums skyrė baudinį, dabar laimėsime rungtynes, nes mums skyrė bardinį. Bet aš prisimenu, kad futbolas yra žaidimas todėl, kad abi komandos laikosi bendrų taisyklių. Todėl niekas neapsimeta, kad baudinio nėra ar nestato 15 vartininkų prieš vartus, nes taisyklės to neleidžia. Karas iš tikrųjų neturi taisyklių bendrų. Ir jis turi slaptumo bei painiavos aspektą. Dažnai net pačiame lauke, kiekviename atskirame lauke, kurį labai sunku perprasti. Štai, aš norėjau šiek tiek priminti, šiek tiek įvesti tvarką šioje temoje. Visų pirma, mes neturime tikrumo, kad žinome, kokie yra Ukrainos tautos ar Rusijos tautos strateginiai tikslai. Tai yra, ko jie iš tikrųjų siekia, ir vieni ir kiti. Be pareiškimų, rankų paspaudimų ir nuotraukų mes neturime jokio dokumento. Tai yra 3 vietos. Vieną dalyką reikia pasakyti. Aolas? Jokio nonso, jie perėjo prie OPSEC, nieko nepasakė, tiesiog pradėjo ją įgyvendinti etapais, ar ne? Nes pirmiausia prasidėjo ta dėl koridoriaus ir ta giluminė, o tada staiga prasidėjo ta dėl Krymo. Ir tada... Tačiau čia mes jau esame fazės viduryje. Čia mes esame fazės viduryje. Matome pirmuosius etapus. Pirmieji sluoksniai yra strateginio lygmens. Strateginis lygmuo, tai kad būtų aiškiau, Zelenskio ir Putino aplinka. Ne tik Zelenskio ar Putino. Šie du asmenys turi atsižvelgti į tai, ką jie įsivaizduoja, ko jie nori, ir į tuos, kurie leidžia jiems dar užimti tą vietą, nebūdami nušauti. Tai yra tie, kurie nustato strateginius tikslus, kurie jų neskelbia, laikraštyje, norime šito, norime ano, nes balansas tarp to, ką norėčiau daryti ir to, ką galėsiu padaryti,
Taigi balansas tarp mano galimybių ir mano silpnybių nėra tema, kurią skelbičiau viešai. Sakiau, norėčiau perimti Ukrainą. Iš karto, per 15 dienų. Ir kažkas sako, žiūrėkite, ekscelencija, su didžiausiu malonumu mes to nepadarysime. Mes to nepadarysime. Ir paaiškiname, kodėl. Tačiau ši žinia, kad jis to negali padaryti per trumpą laiką, negali būti paskelbta viešai. Priešingai, tas kitas sako, atkovokime viską. Žiūrėkite, ekscelencija, kad atkovosime viską. Nežinome, kodėl dėl to. Taigi strateginis operatyvinis lygmuo nustato, koks yra galutinis karo tikslas, ko nori pasiekti, su turimomis priemonėmis ir tave supančia aplinka. Ką tu padarėjai? Iš vidinės aplinkos, tai yra tavo visuomenės nuomonė, tavo pramoninis ir karinis aparatas, tavo gebėjimas vadovauti charizmą gyventojų atžvilgių ir daugybė kitų vidinių veiksnių. Ir išoriniai veiksniai, sąjungų tinklas, iš kur gauni pinigus, galimybė remti savo pastangas. Visa ši mišrainė tau nulemia strateginį tikslą, kurį tavo manymu gali siekti toliau. Ir šis mąstymas vis tiek yra apgaubtas didelio neapibrėžtumo iš abiejų pusių. Nėra užtikrintumo, kad jis bus pasiektas. Bet kas nutinka? Kad šis didžiulis krūvis yra perduodamas kariniai struktūrai. Ir jis perduodamas kariniai struktūrai, diplomatiniai struktūrai, pramoniniai struktūrai, politiniai struktūrai, žvalgybos struktūrai. Ir visi šie lygiai žino, koks yra norimas lygis ir kiekvienas prisideda savo dalimi. Aš kalbu apie karinį aspektą. Karinis aspektas sako, tu nori mano karinio indėlio į šią operaciją. Štai jis, puiku. Kad pasiekčiau šį tikslą, aš duodu nurodymus, pateikiu manevro planą. Mano nuomonė, mes pasieksime šį Putino ar Zelenskio tikslą, veikdami tokiu būdu. Remiantis šiuo manevro planu, kuriame numatyta, ką daryti, per kiek laiko, kas turi tai padaryti ir kokiomis priemonėmis, jis palaipsniui perduodamas žemyn iki kuopos lygio, kur jau kalbama apie taktiką. Ir štai ką tenka patirti išsilaipinant. Viename Krymo paplūdimyje, tas, kuris paleidžia raketą, droną į sausumą, vykdydamas sudėtingą planą tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Dabar ką mes matome, kad Ukraina parengė dar vieną planą, siekdama mano strateginio tikslo, kurio aš dar iki galo nesupratau, koks jis iš tikrųjų yra. Keičiame sistemą ir turime siekti, smogti Rusijos kariniai pramoniniai sistemai giliai, turime silpninti vidinę sanglaudą, turime silpninti Rusijos prezidentūros prestižą, turime numatyti tam tikrą tvarumą. Tai yra ekonominio forumo pavyzdys, niekas iš to nepasikeitė. Taip. Turime vengti, kad tai mums skaudžiai atsisuktų prieš mus. Mes cituodavome savo pokalbiuose. Jei vienas iš šių dronų, kuris pagauna ir nužudo 306 metų vaikų kažkur Rusijoje, visa ši strategija nueina šuniui ant uodegos. Taigi turi ir daryti tam tikrus dalykus ir griežtai vengti daryti kitus. Jei tikslas yra sumažinti palaikymą. Tarp jų yra rizika eksperimentuoti. Ir tai yra operacinio lygmens planas. Taktinio lygmens planas atsižvelgia į vieną dalyką. Taktinių lygmenių dabar dronų karas, ir tai yra tikroji naujiena Rusijos ir Ukrainos kare, neleidžia manevruoti. Čia grįžtame prie palyginimo su Pirmuoju pasauliniu karu, nes tuo metu derinys, artilerija, spygliuota viela, kulkosvaidis įspraudė milijonus žmonių į apkasus ir iš ten nejudėjai. Kiekvieną kartą, kai bandydavai pakilti, sutikdavai su 20 000 žuvusiųjų. Tačiau iš esmės tas dalykas, ta naujovė, artilerija, kulkosvaidis ir spygliuota viela sustabdė karo idėją kokiems 20-30 metų iki Antrojo pasaulinio karo. Dabar dronų atsiradimas sustabdė senąją karo idėją galbūt 10-20 metų. Todėl taktikos požiūriu tiek rusai, tiek ukrainiečiai pasakė, mes niekur nejudame į priekį. Judėjimą galėsime pasiekti tik pasiekę rezultatų operacinėme ar strateginėme lygmenyje. Štai dronai, štai taip viskas ir vyksta. Primenu, kodėl rusai nedaro to ar ano. Nes žiūrėdami į kalendorių, jie supranta, kad gegužę balsuoja prancūzai, balsuoja italai,
griūva, galbūt bus pakeistas kancleris Vokietijoje. Trumpas nežinia, ar bus šlubuojantis. Tai yra, jie žino, kad vienintelis dalykas, dėl kurio ukrainiečiai tikrai nieko negali padaryti, yra tai, kad jie 100% priklauso nuo vakarų paramos. Jei dėl priežasčių nepriklausančių nuo Ukrainos ši parama sumažėja, jie automatiškai, fiziškai susilpnėja ir atsiveria naujas scenarius, naujas planavimas ir galbūt net nauji strateginiai tikslai. Šiuo metu rusai sako, palaukime, laikykimės bent jau iki žiemos pradžios. Jie tikisi juodosios gulbės. Tikėdamėsi. Kažkokia revoliucija. Trumpas pats savaime yra juodoji gulbė, nes rytoj jis padarys kažką. Ir ukrainiečiai tikisi iki žiemos pradžios pasiekti kitokias sąlygas. Galbūt jie tikisi, kad šiuo klausimu jau šiek tiek pasiskaičiavo. Taigi paaiškiname, kas yra juodoji gulbė. Tai, ką bandome jums paaiškinti ir ką taip pat parašėme knygoje, yra tai, kad kas jums besakytų, laimėjo ukrainiečiai, laimėjo rusai. Arba paskelbė pergalę viena ar kita prasme nuo pat karo pradžios ar po daugelio metų. Jie nenaudoja mokslinio kriterijaus, nes duomenys nuolat keičiasi ir atsiranda naujų. Pavyzdžiui, matėme šią kampaniją, tiesa? Pirmiausia buvo puolimas į gilumą, paskui koridoriuje, tada prasidėjo atakos prieš energetikos stotis, po to sekė mini išsilaipinimai su robotais, o dabar prasidėjo kampanija Azove. Norėdami suprasti, ką daro ukrainiečiai, taip Jonukas, turime eiti atgaliniu keliu. Kiekvieną kartą, kai jie prideda dar vieną sluoksnį, dar vieną kampaniją ant kitos kampanijos, mes bandome suprasti sudėdami viską kartu, bet vis tiek neaišku, kur jie nori nueiti. Žiūrėsime po truputį. Matome, kas vyksta ir galime spėti naudodamiesi logiką. Bet, kaip matėme šiame kare, buvo manančių, kad ukrainiečiai niekada neįžengs į Kurską. Buvo ir tokių, kurie manė, kad rusai sutriuškins ukrainiečius 2024 metais. Ir jie pasiekė kritinius taškus tam tikrais momentais, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Buvo manančių, kad rusai bus atstumti iki Donecko 2022 metais. Ir iš tiesų dvi puolamosios operacijos pasiteisino. Juodasis gulbinas tai toks pavyzdys kaip Ormuzo atvejais. Tie, kurie manė, kad Trumpas vieną rytą pabus ir pradės bombarduoti Iraną, kai tuo metu nieko nevyko, klydo. Jie nebuvo nei ypač, sakykime, supykę, nei šaudė raketomis, nei teikė paramą. Juodasis gulbinas yra tas įvykis, kurio nesugebame numatyti. Ir šiame kare tokių gulbinų matėme daug. Ne tokie dideli, kad visiškai pakeistų situaciją, bet jų gali būti. Rytoj, kaip jau sakėme, Putinas gali atsibusti, jie jau pradeda vartoti karo, o ne specialiosios operacijos terminą pasiųsti 1 milijoną vyrų ir vėl ukrainiečiai atsidurtų sunkioje padėtyje. Gali pasikeisti Europos parama, Trumpas gali staiga pakeisti nuomonę, jei jam tai bus naudinga rinkimuose dėl ginklų tiekimo ukrainiečiams. Tai tam, kad suprastumėte, jog analizės galioja tik trumpą laiką, nes duomenys nuolat keičiasi ir daugelio dalykų net neįmanoma numatyti. Nes žmogaus sprendimas iš vienos ar kitos pusės nėra tai, ką aš galiu surinkti vietoje. Vietoje matėte, kiek daug informacijos mums pavyko surinkti apie tai, kas vyksta Kryme. Ir gerai ar blogai, manau, kad turime apie 70% supratimo apie tai, kas vyksta, kokie yra ketinimai šiame apgultyje, šiame seriale. Tačiau rytoj ryte Zelenskis gali padaryti ką nors kitą, lygiai taip pat ir Putin. Tai reiškia, kad kiekvienas, kuris mano, jog žino tiesą apie šio karo pabaigą, jums pasakoja visiškas nesąmonės. Ir net kalbant apie galią, kai sakoma, kad Ukraina jau yra savarankiška, aš tai girdėjau ne kartą. Girdėjau per televiziją, man dažnai kartojama, dabar Ukraina yra savarankiška, gali smogti, gaminti ginklus ir smogti kaip nori. Taigi, ne, Ukraina yra labai pažengusi, gamina nemažai ginklų, bet nėra savarankiška dėl paprastos priežasties. Tuos pačius ginklus nebeleidimo, o be JAV pagalbos ir įrangos negali naudoti. Jeigu neturi visos palydovinės žvalgybos sistemos, jeigu neturi visos šių dalykų valdymo sistemos, taikinių nustatymo, kuri tau pasako, štai čia yra, štai čia, štai maršrutas,
kuriuo eiti, štai pabėgimo maršrutas, čia yra oro gynybos pozicijos, čia yra oro gynybos parengties lygis. Tai visa labai vertinga informacija, kuri leidžia tau, nesakau pataikyti tiksliai, bet pasiekti tikslą, turint nemažai įspėjimų. Tai nėra savarankiškumas, tai yra tai, kad Jungtinės valstijos iškeitė tiesioginę paramą patrankomis, raketomis ir sviediniais į tai, kad už juos sumokėtų europiečiai. Tiksliau, mums už juos sumoka europiečiai. Mes ir toliau jums duodame, galbūt netgi duodame daugiau šioje srityje. Ir jie tai daro ne iš gerumo, jie tai daro tam, kad išbandytų šias sistemas operacinėmis sąlygomis. Tai yra informacijos kiekis, dabar turiu atminties spragą, bet Mirko man padės. Kokios agentūros ar įmonės tai daro? Nuo Palantir ir toliau. GPS vedimo sistemos. Gali pats jas įvardinti? Žinoma. Per daug, Kad man nepavyko. Man išėjo Tropicana, bet man, atsiprašau, man tai netrodė tinkama. Tačiau Anthropic... Man reikia eiti atostogauti. Turiu eiti atostogauti. Bet visi šie žmonės, kur jie dar ras progą surinkti patikrintus duomenis prieš tikrą priešą, kuris nėra nei talibai, nei keli nevilties apimti žmonės kažkur dykumoje. Tai žmonės, kurie vis tiek turi oro gynybos organizaciją, turi vadovavimo struktūrą, turi klasikinės kovos priemonės. Dėl to gali tobulinti savo kariuomenę. Tie 300 milijardų Trumpo gebėjimai, kurie jiems suteikė 20 metų pranašumą į priekį. Klausyk, tai milžiniškas poligonas, tai nėra gerumo gestas. Yra tam tikras interesas. Ir nemažas, tikrai nemažas. Jie padeda, pavyzdžiui, Flamingo vadovui teikia informaciją su dirbtiniu intelektu, kur nukreipti dronus, raketas ir panašiai. Tikrai daro tai ir dėl savo interesų. Tai praktiškai testas. Jie tai daro dėl savo interesų. Ne tai, kad... Elonas Muskas nėra ypatingai dosnus. Jei jis naudoja Starlink, viena iš priežasčių yra ta, kad tai yra demonstracija. Visas pasaulis mato, kokią reikšmę turi privatus sektorius, kai suteikia Starlink. Kitas dalykas, kurį tai suteikia, yra būtent tas elementas, kurio rusams trūksta, kad jie galėtų pakartoti tokią kampaniją, kokią vykdo ukrainiečiai. Žinai, kokia tai reklama gamintojui toks dalykas? Taip, prisimenu. Norėčiau priversti susimastyti tuos, kurie mūsų klausosi. Šią labai karštą vasaros naktį. Kad nuo Giovanio delle Bandiere laikų nematėme privataus asmens, kuris kariautų karą. Nes jei esmė tik sumokėti, tada gauni paslaugą. Anksčiau ir vėliau atsitiks taip, kad koks nors šeichas ar pigus diktatorius su gražia, su dideliu pinigų maišu pasakys, klausyk, aš išsinuomoju Starlink ir sunaikinsiu vienintelį šalies išlaisvinimo judėjimą. Nes iš tikrųjų nėra pinigų tam nusipirkti. Tai yra visiškas moralinio ar politinio karo aspekto pašalinimas ir vien tik ekonominio aspekto įvedimas. Tai kelia nerimą dėl dalykų, kurie ateityje gerokai pranoksta vien Ukrainą, Iraną ir Izraelį. Tai yra korporatyviniai karai numatyti daugelį mokslinės fantastikos kūrinių, kur praktiškai egzistuoja tik mega korporacijos, šalių nebelieka, lieka tik mega korporacijos su savo armijomis, savo technologijomis ir panašiai. Norėjau pabrėžti būtent tai, tendencija, kurią mes matome, be to, ką kalbėjome apie demokratizaciją, apie vadinamąjį karą, atrodo, kad abi pusės šaudo viena į kitą dronais, nes būtent jie atlieka didžiąją dalį darbo. Be abejo, efektyviau tai daro ukrainiečiai, nes dėl dirbtinio intelekto, Starlink ir panašių dalykų, ukrainiečių dronų naudojimo metodas yra tikrai veiksmingesnis nei rusų. Tai nereiškia, kad ir klasikinėme lygmenyje rusai su Iskanderi visais kitais KH raketomis, kurias jie leidžia pagal ugnies apimtį. Čia galite matyti Ukrainos smūgių skaičių. Taigi objektus, kuriuos ukrainiečiai atakavo, pažymėtus geltonomis žvaigždutėmis, o raudona rusų smūgius. Todėl visada reikia viską vertinti. Rusai vykdo kampaniją. Kampaniją prieš visą Ukrainą. Ukrainiečiai, suprantama, turėdami ribotesnius išteklius, sutelkė veiksmus į labiau ribotus taikinius. Be abejo, kurie turi didelį matomumą, kurie turi didelę politinę reikšmę. Nes Krymas buvo Putino brangakmenis, jo didžiausia pergalė ir panašiai. Taip pat yra didžiulė simbolika susijusi su Kerčės tiltu ir panašiai. Ir paradoksalu, man tai priminė tai, ką darė anglai su Wellingtonu Portugalijoje. Kokia prasme?
Kai esi didžioji jūrinė galybė, na jie tokie nėra, bet kai bandai susidurti su milžiniška sausumos galybė, nenori susidurti akis į akį su pagrindinėmis jų pajėgomis, nori kovoti periferinėme teatre, kuris sukelia daug pastangų tai galybei. Anglų įsikišimas į Portugaliją privertė patį Napoleoną vykti ten, nes jo paties generolai nesugebėjo įveikti Wellingtono. Ir todėl tai buvo labai didelė pastanga palyginti su tikra grėsme, kurią jie kėlė. Anglai. Tiek, kad vėliau teko pašalinti Ispanijos valdovus, įtaisyti ten Napoleono brolį, kuris beje pabėgo, kai reikalai pakrypo blogyn. Tai parodo, kad tai labai protinga strategija, labai arti jų teritorijos ir paradoksalu, kad rusams ją sunku palaikyti. Dėl pačios reljefo morfologijos tai tikrai viena pažeidžiamiausių vietų, kurias turi rusai. Kodėl tokio pobūdžio kampanija vykdoma Belgorode beveik neturėtų jokio poveikio? Negi negalėtum pritaikyti tų pačių dalykų, kuriuos daro ukrainiečiai. Taigi, ukrainiečiai nustatė silpniausią tašką, brangiausią rusams išlaikyti, ginti ir atstatyti vietą. Ir mano nuomonė, jie labai remiasi itin iškreipta pusiausvyra. Lyginant su išlaidomis, kurias rusai turėtų patirti norėdami išlaikyti Krymą, su tuo, kokios veiksmingos yra Ukrainos kampanijos, palyginti su jų kaina. Ne tik tai, bet jei rytoj ryte prasidėtų dėrybos dėl ugnies nutraukimo, o paskui dėl taikos, šiandien galite padėti ant stalo du faktus. Pirma, Donbaso viso nepaėmėte, ir tai tiesa. Antra, Krymą, kurį iš mūsų atėmėte 2014 metais, jūs nesugebate jos išlaikyti. Ne tik nesugebate išlaikyti Krymo, bet net ir aplinkinių jūrų, nes jei norite, mes jums leidžiame pasilikti Krymą. Ir tai yra objektyvūs duomenys. Dabar aišku, kad remiantis šiomis prielaidomis, Putinas niekada nesės prie derybų stalo. Nes bent vienas iš dviejų elementų, arba Donbasas, arba Krymas, turi būti neabejotinai jo. Tačiau, kad būtų galima, jau pakako pakeisti net Trumpo požiūrį. Šis dalykas, kalbant apie šią temą. Štai, tai taip pat susijęs su tikslų nustatymu. Aš taip turiu šiokių tokių abejonių. Ar visa tai yra vien Kijevo darbas? Nes procesas, taikinio pasirinkimas, vertinimas, pliusai ir minusai, tai toks sudėtingas, toks detalus dalykas ir jame dalyvauja tiek daug žmonių, kad tu klausi, o ką tu čia veiki? Ar aš priklausau tam milijoniniam taikinių nustatymo susirinkimo grupiai? Sakai rimtai? Kad? Matau daugiau kaip dalyką, kuris galiausiai pateikiamas Ukrainos patvirtinimui, sako mums, gavome ultimatumą padengti šiuos 25, ar sutinkate? Sako, ne, galbūt šias 22, taip, po šitų nežinau. Štai labiau nei kad tai būtų reikalas savarankiškas kariuomenės gebėjimas, žiūrėk. Ar tai pakankamai iš fizinės dronų gamybos pusės? Taip, bet kur juos siųsti? Visa kita, kur juos siųsti, per kiek laiko, kokie yra taikiniai, kaip įvertinti žalą ir panašiai. Čia reikia daug planavimo. Yra daug išorinio planavimo. Ir tai vėlgi yra viena iš Ukrainos valstybės silpnybių. Nes jei nusprendi smogti čia, tu turi dronus ir juos paleidi. Kažkur jie nukris. Ir štai čia, Paulai, aš pereinu prie rusų sunkumų. Rusai žino, kad čia yra didelė vakarų įtaka tiek dirbtinio intelekto, tiek planavimo, tiek AVAX lėktuvų, kurie tikrai skraido ir perduoda informaciją ukrainiečiams. Ir jie žino, kad šito jie negali sustabdyti. Tai yra tema, kuri labai dažnai aptariama tarp rusų karinių tinklaraštininkų. Jie sako, kad ukrainiečiai iš tikrųjų daro daug žalos ir kad jie kelia mums krizę Kryme ir naftos perdirbimo gamyklose. Faktas tas, kad jie fiziškai gamina dronus, beveik 90% patys, žinoma, finansuojami ir panašiai, bet techniškai jie yra surenkami arba gaminami, sakykime, tiksliau surenkami, jeigu norim būti visiškai tikslus. Kaip mes galime pašalinti tą elementą, kuris leidžia ukrainiečiams tai daryti? Nes laboratorijų yra per daug ir jos yra mažos. Žvalgyba ten veikia Ramšteine, ten veikia Starlink'e, ten veikia dirbtiniam intelekte ir panašiai. Kaip mes galime sustabdyti šitą dalyką? Ir tada ten pradeda kilti diskusijos. Atjungi gamintojus. Tai yra užuot atjungęs, užuot nuėjęs iki vamzdžio galo
eini link čiaupo. Tai yra, jei nori sustabdyti vandenį arba uždedi kamštį ant vamzdžio galo, bet tada čiaupo slėgis jį išmuša arba užsuki čiaupą. Nes ginti, gaminti daugiau priešlėktuvinių, statyti žmonės, kaip padarė greitkelyje, kas 30 metrų žmogų su apsiaustu, nėra sprendimai. Tai tik laikinos priemonės, tu neįsprendi problemos. Tu neįsprendi problemos, problema laikui bėgant tik didės iš tikrųjų. Būtent todėl, kad gebėjimas, gali būti, kad vėl iškils alternatyva Miliui, prisimeni? Kai sakė, vaikinai, toliau taip eiti negalima, aš pabandysiu. Gali būti alternatyva. Kada? Taigi. Gali būti, kad ši puolimo operacija, bet aš kartoju, gali būti. Man neskambino nei Putinas, nei Zelenskis. Gali būti, kad tikslas yra grįžkime prie daugiau ar mažiau stiprios pozicijos ir tada pradėkime dėrėtis, žinodami, kad kiekvienas turės nuryti savo kartėlį. Ir čia grįžtame prie pokalbio, kurio pradėjome šią diskusiją. Ar ši frazė sutampa su strateginiu tikslu, kurį jie išsikėlė šio karo pradžioje? O gal tai visiškai nesusiję? Nes jei nesusiję, karas tęsis tiek iš rusų, tiek iš ukrainiečių pusės. Ir tai, kad mes neturime jokio supratimo, koks yra tikslas, nenoras, ne tai, ko man norėtųsi, ne tai, ko aš norėčiau. Galbūt Vladimirui Putinui norėtųsi, kad NATO būtų panaikinta, kad ją ištiktų infarktas. Donaldui Trumpui ir ambasadai sugrąžinti ją į Dederą, na tai yra jo svajonė. Tačiau tarp to, ko jis nori ir to, ką realiai gali padaryti, yra tam tikras skirtumas. Atsakant Teo Voksui, nėra tokio trukdiklio, kuris numuštų visus dronus, tai beprasmiška. Dabar su dirbtiniu intelektu dronai, kai jie įgauna, tarkime, matymo liniją, jie identifikuoja taikinį ir skrenda savo keliu. Taigi, iš esmės, trukdymas tau jau beveik nereikalingas. Beje, nežinau, ar matėjai mano transliaciją, kurią dariau prieš porą mėnesių Ciačere Lorso, kur aš buvau atkreipęs dėmesį, kaip ir visi. OSINT analitikai pastebėjo intensyvią kampaniją Ukrainoje, skirtą sunaikinti antenas, radarus, priešlėktuvinės sistemas ir panašiai, kas tikrai buvo pasiruošimas kažkam kitam. Nes juk nesikoncentruotum būtent į tuos dalykus, jei neketintum daryti kažko daugiau. Ir pirmiausia, turi viską išvalyti. Ir pamažu, po vieną gabalėlį, po vieną detalę viskas išryškėja. Negalvau, kad aš vieną dieną staiga sugalvojau įsilaipinti Kimberlaspytę, nes ryte man staiga nušvito, tarsi pakeliu į Damaską. Bet todėl, kad jau kurį laiką ukrainiečiai toje zonoje vykdo intensyvią dronų veiklą. Nes NASA Firms jau kelias savaitės rodo šiluminius pėdsakus šioje zonoje, kas leidžia suprasti, kad čia vyksta intensyvūs bombardavimai arba dronų veikla. Ukrainiečiai ištraukė robotuką, kuris išlenda iš valties, jie į šią zoną perkėlė 3 brigadas, o mano darbas yra stengti surinkti kuo daugiau detalių, jas sujungti ir bandyti suprasti, kas po velnių čia vyksta. Strateginė problema čia yra ta, kad šios dvi strategijos, kokios jos bebūtų, bet tai, ką matome, nelaimi karo. Ta prasme, kad galiausiai teritorija nėra atkovojama, tiesiog padidėja žalos mastai, kuriuos viena kitai pusės padaro. Šiandien taip pat mačiau pulkininko Stirpės transliaciją, kuris pasakė teisingą dalyką. Šios dvi strategijos, kurias rusai taiko prieš Ukrainą kaip raketų atakas, šiek tiek primena karą Jugoslavijoje, kur fronto linijos nesikeitė, bet šaudimas tęsiasi. Čia daugiau ar mažiau tas pats. Linijos beveik nejuda, bet šaudoma toliau, naudojant įvairias technikas ir vis didesnius mastus, todėl tai gali tęstis labai ilgai. Rusai galbūt nebenori švaistyti žmonių, nori pažiūrėti, ar politinė parama Ukrainai išliks, o ukrainiečiai neturi nei galimybių, nei žmonių bandyti vykdyti puolimus. Bet jie gali didinti ugnies apimtis. Taigi šis karas gali tęstis tokiu apsikeitimu potencialiai net ir daugelį metų, jei jį palaikantis veiksniai išliks tie patys. Juodasis gulbinas visada yra už durų. Aš nežinau, kas nutiks po 2 metų Europos rinkimuose. Arba kas nutiks priklausomai nuo sprendimų, kuriuos priims Putinas Rusijos viduje. Tačiau jei viskas liks taip, beveik neabejotinai frontas sustos ir tiesiog bus niokojimas iš abiejų pusių. Neatsitiktinai rusai pastarosiamis dienomis bombardavo Odesą. Ir nekreipkite dėmesio į tai, ką sako žiniasklaida. Jie smogė 2 laivams, kabutėse, žvejybiniams laivams ir panašiai, kurie buvo Odesoje.
Tai nebuvo žvejybiniai laivai. Tai buvo laivai, kuriuose buvo ukrainietiški dronai, jūriniai dronai ir panašiai. Kažkas panašaus, kaip mes darydavome. Ištraudavome vadinamosius kiaules Ispanijos įlankoje, kad pultume anglus. Taigi jie tyrinėjo, nes abu, tiek dėl artumo, tiek dėl žinių, abu turi Humint žvalgybos tinklą savo šalyse. Taigi Odesoje taip pat yra šnipų, kurie tikrai praneždavo, kad šie Ukrainos žvejų laivai iš tikrųjų išplaukdavo apsimesdami, kad žvejoja, o iš tikrųjų paleisdavo dronus. Lygiai tas pats vyksta ir kitoje pusėje. Ukrainiečiai stebi, ką daro rusai. Ir Kryme veikia ukrainiečių aktyvistų bei šnipų tinklas, kuris tikrai praneša, o galbūt net vertina ir daro žalą ukrainiečių naudai. Šie du veiksniai tikriausiai padarys karą vis labiau nutolusį. Vis mažiau noro tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės verbuoti žmones. Nebent pasirodytų garsusis juodoji gulbė, kuris pakeistų situaciją. Ukrainiečiam tai reiškia išorinę paramą, rusam tai tikriausiai reiškia visuomenės valios trūkumą tęsti šį karą. Tai jam tikrai yra pavojingiausias dalykas. Sakyčiau, kad viską aptarėme. Pauliau, nežinau, ar turi ką pridurti. Tiems, kurie nežino, Prancūzija atsilieka 2 įvarčiais. Šiandien per savo naująją nacionalinę šventę Prancūzija atsilieka 2 įvarčiais nuo Ispanijos. Tiems, kurie nežino, jie neįtin gerai švenčia. Ne, jie tai priima ramiai. Aš sakyčiau, kad viską pasakėme. Pamastykite apie šios dalykus. Nekreipkite dėmesio, kaip visada sakiau per daugelį metų, kas jums sako, kad šitas žlugs, anas žlugs, tie nežlugs ir panašiai. Galime tiesiog stebėti, kaip klostosi reikalai, bandyti suprasti, kokie yra tikslai, tarsi sektume pėdsakais kaip detektyvas. Po vieną užuominą tai yra daugiausia, ką galime padaryti. Karo pranašų nėra. Taigi ačiū visiems, kurie mus stebėjo, net ir šią karštą Liepos vasarą. Ačiū generolui, ačiū Danieliui, kuris užsuko. Tikriausiai pasimatysime savaitgalį. Labą naktį.